Tai jau yra daromas pamokos įrašas, jau prasideda mūsų ketvirtadienio pamoka ir dėl to dar kartą, jau trečią kartą šiandien sveikinuosi su tom, kas žiūrėsit įrašą, nežinau kada, bet realiu laiku mes darom ketvirtadienį. Tai šiandien mes toliau nagrinėjam tą higienos normą, kurią visą laiką pabrėžiu, kad tai yra pagrindinis mūsų veikla, betarpiškai, literaliai reglamentuojantis dokumentas ir tas dokumentas, jisai turėtų ne tik tai mūsų šitų pamokų metu būti jūsų akiratyje, bet tai turėtų būti tas dokumentas, kurį savo ir darbinėje praktikoje vėliau jūs laikas nuo laiko pasižiūrėsit, pasiskaitysit, galbūt kažkas keitėsi, pasižiūrėsit, galbūt kažkas tai panaikinta yra, nes tikrai matot, visi tie lietuviški teisės aktai, jie turi tą savybę, kad yra keičiami dažnai. Keičiami dažnai vėlgi ne todėl, kad kažkas ten neturi darbo ir juos kaitalioja, bet todėl, kad keičiasi situacijos. Vis tik matėm, kad tokių iš esmės pakeitimų, kurie sąlygotų vaiko saugos mažinimą, abejingumą vaiko saugumui ugdymo įstaigoje, tokių pakeitimų kaip ir nedaroma. Daroma pakeitimai daugiau susiję su kažkokiais laikinais, tokiais dalykais, kurie galbūt su laiku baigsis ir galima bus to nepaisyti. Tai vat mano būtų siūlymas toks, tiesiog prisiminti ne tik tai per šitus mokslo metus, bet ir vėliau, kad yra toks dokumentas, kad reikia laikas nuo laiko jį pasižiūrėti ir manau, tai yra naudinga. Aš pati kas metai vis tiek persižiūriu, nors ir ne pirmi metai dėstau visus tos teisės aktus, apie kuriuos mums reikia čia pakalbėti, persižiūriu iš naujo, nes tikrai ir praėjusiais metais irgi net 2 teisės aktai iš esmės keitėsi, tai jeigu ir aš, sakykime, jums dėstysiu, kas buvo prieš 5 metus, tai kokia ta mano pamokos kokybė bus, kai sakoma, čia istorija, ar čia yra iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesija. Tai va šitą dokumentą, koks jis ten bebūtų neįdomus, vis tiek turėsim laikas nuo laiko prisiminti ir vėliau, kai jau nagrinėsim kitus dokumentus, nes jisai susišaukia, sakykime, ir su vaikų maitinimo organizavimo tvarka susišaukia, ir su vaikų žaidimų aikštelėms keliamais reikalavimais, jų kitoj higienos normoje susišaukia, ir su net ir dar eilė tokių nelabai, kai sakoma, su ugdymo už ugdymo įstaigos teritorijos ribų reglamentuojančiais dokumentais. Tai šiandien mes tą mūsų jau, kaip sako, šitą labai mums artimą dokumentą nagrinėjam toliau ir vakar kalbėjom apie tai, kad padarytas, neseniai padarytas pakeitimas, kuris leido ne tik tai organizuoti vaikų miegą, bet ir organizuoti vaikų ramų poilsį kaip alternatyvą miegui. Tam tikrą laiką buvo toks kazusas, kad realiai jau buvo, reiškia, bandoma pakeisti miegą ramiom veiklom, o higienos norma buvo nepakeista. Tai buvo toks laikas, lyg tai prieštaravimas tarp to, kas vyksta ir to, kas yra reglamentuota, tai dabar to prieštaravimo nėra. Higienos norma leidžia tą miegutį pakeisti ramiom veiklom ir mes vakar ypatingą dėmesį skyrėm tam punkčiukui, kad išsiaiškinti, kas vis tik turėtų būti, kaip vis tik tai turėtų būti organizuojama ir matėm, kad ten gali būti organizuojama tos ramios veiklos ir lauke ir gali būti organizuojama ramios veiklos kitoje patalpoje, vėlgi patenkinant tą ploto, minimalaus ploto reikalavimą vienam vaikui ir gali būti net toje pačioje patalpoje, kur miega kiti vaikai, irgi organizuojamos ramios veiklos. Ir dar, kai sakoma, į temą norėčiau atkreipdėmėsi, kad ten buvo ta nuostata, kad jeigu lauke yra sąlygos neužkertančios kelio vaikus, reiškia, ugdyti tenai, tai mes vaikus galim ramiom veiklom išsivesti ir į laukutį. Tai šiai dienai yra Vilniuje tas gaisras, šiandien nežiūrėjau, bet vakar žiūrėjau tą informaciją, gesinti ten sekasi sunkiai, prieiti sekasi sunkiai, kai visą laiką ten visiems visko trūksta, tai oro tarša padidėjusi, tai oro tarša irgi yra tas dalykas, kuris užkerta kelią vaikų ugdymui lauke ir mes vėliau turėsim apie oro taršą netrukus, čia, nežinau, gal kitą savaitę pamokas ir žiūrėsim apie tuos žemėlapius, kuriuose tą oro taršą galima pasižiūrėti ir įsitikinti.
ten gerai, negerai vest vaikus ar nevest. Tai nėra vien tik tai toks, kai sakoma, pranešimas per televizorių ir per radiją. Galima pasižiūrėti ir į žemėlapį, bet kadangi šiandien ne tai yra tema, tai tik tai šiaip savo užsiminiau, bet šiandien mūsų temos tęsis ir aš bendrinuosi higienos normą, kur mes pabaigėm. Ir ten, man atrodo, buvo įvairūs tie įrenginiai, tokie, kurių aš baisiai nemėgstu, bet be kurių neįmanoma jau šiai dienai. Tai vat mes baigėm 46 punktas imtinai, ką mes vakar išnagrinėjom. Ir šiandien eina va tie visi įrenginiai, techninės priemonės, kaip čia įvardyjama, kompiuteriai, televizoriai, kurie irgi gali būti naudojami jau iki mokyklinukus ugdant. Tai tos priemonės jau mūsų gyvenimą koreguoja, jau kai sakoma, ne jie mumo, o ne tie įrenginiai mumo, o mes tiem įrenginiam jau pradėjom tarnauti. Tai vis tik higienos norma net ir tokiems mažiems iki mokyklinukams ugdant leidžia naudoti tas priemonės, gali būti naudojama kompiuteriai, televizoriai ir kita tokia techninė įranga, ugdant 2 metų ir vyresnius vaikus. Vat atkreipkit, 2 metų ir vyresnius vaikus. Kartais moterys ten spręsdamos testus tiesiog pasigūglina ir išsigūglina kažkokią tai seną higienos normos redakciją, kur buvo leista tokios techninės priemonės naudoti ugdant 3 metų ir vyresnius vaikus. Tai taip buvo ir man ta nuostata vėlgi atrodo, kam reikėjo šitą ribą pakeisti, matyt, reikėjo kažkam. Tai dabar šiai dienai galiojanti, vat atkreipkite dėmesį, reiškia nuo rugsėjo 1 galioja šitą nuostatą, tai yra vis tik nuo 2 metų ir vyresni vaikai. Nuo 2 metų visai tokie mažuliai jau gali būti ugdymo procese apkrauti tom techninėm priemonėm. Dabar kalbant apie tas vietas, kurios yra skirtos šitoms priemonėms naudoti, tai joms keliami reikalavimai išdėstyti šitoje higienos normoje. Tai reiškia, pirmas papunktis sako, kad ta kompiuterizuota vieta turėtų būti tokia, kad vaikas galėtų laisvai prie jos prieiti, jam nereikėtų, kai sakoma, prašyti, kad kiti atsistotų, kad jis turėtų pakankamai erdvės ir tai kūno padėčiai pakeisti, kadangi užsibuvęs prie to įrenginio vaikas tikrai pakankamai ilgą laiką vienoje pozoje bus, tada, kad šviesos šaltiniai neatsispindėtų monitoriaus ekrane, tai yra ir lempa nešviestų į monitorių, ir saulės spinduliai nekristų į monitorių. Tada reikalavimas yra stalui, kad stalas ir jo paviršius turėtų būti tokie, kad galima būtų patogiai ten viską išdėstyti ant jo visus tuos būtinus įrenginius. Stalo paviršius turi būti matinis, neblizgantis, kad neatspindėtų tų visokių šviesos šaltinių ir prie vieno monitoriaus gali sėdėti nedaugiau kaip vienas vaikas. Tai irgi toksai labai aiškus reikalavimas. Atstumas tarp monitoriaus čia su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano turi būti nemažesnis kaip 2 metrai, tarp monitorių ekranų šoninių paviršių nemažesnis kaip 1,20 m. Nežinau, ką reiškia, tikrai prisipažįstu, katodinių spindulių kineskopas, o ką reiškia nekatodinių spindulių kineskopas, bet manau, kad čia jau šitus dalykus turės įgyvendinti tie, kas įrenginės tas vietas. Ir pavyzdžiui, pas mus tai yra atskira ta kompiuterinė klasė, jinai įrengta ir aš tai nesuku galvos, kiek ten atstumas tarp tų kompiuterių. Manau, kad ten galbūt kažkas tai juos išdėliodamas paisė tų reikalavimų, bet gal ir nepaisė. Ir kompiuterių spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai turi atitikti reikalavimus kito teisės akto, reglamentuojančio elektromagnetinių laukų stiprumą darbo aplinkoje. Ir atskirai tokio elektromagnetinio lauko stiprumo vaikų ugdymo patalpose, kaip ir čia matom, nereglamentuoja. Elektromagnetinis laukas veikia žmogaus kūną, čia jau yra žinoma ir mokslininkai sako, kad ir evoliucijoje mes prisitaikėme prie to elektromagnetinio lauko poveikio, nes ne vien tik tai šitie įrenginiai tą lauką sukuria. Elektromagnetinį lauką yra sukūrusi ir pati mūsų Žemė, ir Saulė, ir Mėnulis, visi tie dangaus kūnai. Ir mes
prie pastovaus to elektromagnetinio lauko esam pripratę, bet mūsų organizmai nelabai priima teigiamai tą kintančio elektromagnetinio lauko poveikį. Tai vat tie visi įrenginiai dažniausiai jie nėra pastovaus elektromagnetinio lauko kūrėjai, ten tie laukai persidengia, rezonuoja ar panašiai ir dėl to išsimatuoti tą lauko lygį atseit ten reikėtų. Tai čia jau vėlgi ne mūsų darbas, bet žinosit, kad ne bet koks įrenginys gali būti ten statomas vaikams, kai sakoma, įvairi ten buvo laikas, kai ten kokią nereikalingą šlamštą sukišdavo kaip labdarą. Aš pati prisimenu Maksimą, kaip į mūsų dar ten seną tokią mokyklą, čia jau po reorganizacijos jinai tapo Vesk Pietų Lietuvos filialu, čia ilgą laiką buvo kitaip vadinama. Tai prieš kokius, nežinau, ten 20 gal ar kiek metų, tai irgi ten, kad sumažintų mokesčius, kad gautų kažkokį statusą ten, tai labdarą. Sukišo tokią labdarą, viską ko nereikia. Pirštinės ant vienos rankos, batai ant vienos kojos, va tokį šlamštą. Tai ir kompiuterių irgi va, tais laikais, kol buvo ne taip labai užsižiūrėta ta prievolė elektromagnetinio lauko lygį nusistatyti, tai irgi, atsimenu, mum į tą seną mokyklą buvo prikišę, kas netingi visokio tokio šlamšto. Tai dabar jau lyg tai va tas reikalavimas, kad kiekvienas tas kompiuteris ar kita ta techninė įranga vėlgi būtų identifikuota pagal elektromagnetinio lauko lygį, tai tokio visiškai seno šlamšto patekimų į ugdymo įstaigas lyg tai kelią užkerta. Ir dabar žiūrėkit, televizorius. Televizoriaus ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 59 cm. Įstrižainė tokia. Ir atstumas nuo ekrano iki arčiausiai sėdinčių vaikų ne mažesnis kaip 2 metrai. Tai irgi toks dalykas, čia jau tikrai mums reikės pasižiūrėti, kad vaikai nepriliptų prie ekranų. Ir kalbant apie tuos įrenginius, iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad tos netradicinėmis vadinamos iki mokyklinio ugdymo sistemos, jos šitų įrenginių nelabai įsileidžia. Nu, tai, tarkim, ta pati Marijos Montessori iki mokyklinio ugdymo sistema, jinai tokių korekcijų neleidžia. Ja kaip sukūrė Marija Montessori, tai tokia jinai ir turi būti taikoma vientisa ir be korekcijų. Tai vat, tradicinės tos ugdymo sistemos, tai jos kaitaliojamos čia visokių eksperimentų, kai sakoma, padarė vienas, po metų kitas. O jau šita, sakau, Marijos Montessori iki mokyklinio ugdymo sistema, jinai yra tokia. Jeigu imasi, tarkim, vaikus ugdyti pagal ją, tai ir viskas ten turi būti visumoje taikoma. Ir ugdymo principai, ir ugdymo metodai, ir ugdymo priemonės, ir reikalavimai ugdytojams įgyvendinami ir jokių ten išlygų, kadai čia dabar man sudėtinga yra, tarkim, su personalu, tai aš tos reikalavimus ugdytojam atmesiu, čia bet ką priimsiu, bet vat, priemonę susipirksiu ir jau pasivadinsiu Montessori darželiu. Tai to neišeina. Tai vat, sakau, nei ten Montessori, nei Valdorfo darželį, jie iš tikrųjų pagal savo tą tokį požiūrį į vaiką, sakysit, tas sistemas kūrė 20 amžiaus pačioje pradžioje, tai tų įrenginių nebuvo. Bet jeigu kalbėsim, pavyzdžiui, apie Montessori ugdymo sistemą, tai jos esminis dalykas yra iki mokyklinuko pojūčių ugdymas. Tai iki mokyklinuko pojūčiam ugdyti, tai to televizoriaus nereikia ir kompiuterio nereikia. Jie tik tai atbukina tuos pojūčius. Tai jeigu Marijos Montessori visa iki mokyklinio ugdymo sistema yra skirta tų 5 pojūčių lavinimui, tobulinimui, ugdymui, tai yra lytėjimui, pirmoje eilėje. Lytėjimui, tai kaip tas pojūtis bus lavinamas sėdint prie kompiuterio, tą mygtuką spaudys vieną, tai tas atkrenta ir regėjimo pojūtis, čia irgi žiūrint į ekraną nėra ugdomas, atvirkščiai bukinamas, ir klausos pojūtis ne, ir uoslė, ir kvapas ne. Tai net jeigu ir imti įrodinėti, kad čia labai reikia kokio tai televizoriaus Montessori darželėje, tai iš tikrųjų tas tikslas, ugdymo tikslas, jisai šitų priemonių nepateisintų. Tas pats yra ir Valdorfo darželėje irgi, ten yra daugybė tokių vėlgi priemonių, kurios lyg tai tą
kūrybiškumą vaiko daugiau ugdo, tai ten jau kiti yra ir tikslai to darželio, ir Valdorfo darželis iš esmės lyg tai laisvesnis toks negu Montessori, kai kas sako, kad nepatinka jie Montessori, man tai žiauriai patinka, tai sako, Valdorfo, tai ten yra laisvė, ten yra kūrybiškumas, ten yra šiek tiek mistikos, bet ten irgi nėra tų bukų tokių, reiškia, kažkokių tai dalykų, ten visur, kur akcentuojamas toks betarpiškas bendravimas su vaiku, kalbėjimasis su vaiku, pasakų siekimas, įvairios tokios bendros veiklos, dainuojant, ruošiant maistą, tai tas televizorius ar kompiuteris vėl į tą visą sistemą, kaip tai ir neįsipaišo, kokia bendra veikla, jei visi sėdės ir žiūrės tą vieną ekraną. Tai ne jokia neveikla, tiesiog bukinimas. Tai šita kompiuterizuota vieta gali būti ir televizoriai, ir kompiuteriai, ir dar nežinia kas, bet reikalavimai, kaip ten turi būti įrengta, yra ir atsiminkit tą, kad nuo 2 metukų, tokį mazgį jau, sakoma, galima jau ten ir įsodinti ir jo gyvenimą pavesti televizoriui. Dabar kalbant apie patalpas, kuriuose yra ugdomi vaikai, tai reikalavimas keliamas tų patalpų grindų dangai. Mes kalbėjom jau ir per darbuotojų saugą ir sveikatą, kad jeigu grindų danga yra slidi, jeigu grindų paviršius yra nelygus, tai yra fizinė rizika net ir suaugusiam. Tai lygiai tas pats yra ir vaikam, kad jeigu bus slidi ir nelygi danga, tai vaikas galės greičiau nukristi negu tuo met, kai danga yra neslidi ir lygi. Ta danga turėtų būti lengvai valoma tiek drėgnų būdų, tiek ir būti atspari dezinfekcinėms priemonėms. Jeigu reikia, tai tą dezinfekciją iš tikrųjų mes net jeigu ne tai, kad jeigu reikia, apie dezinfekciją mes kalbėsim atskirai, bus temos, kuomet kalbėsim apie užkrečiamąsias ligas, tuos infekcinius susirgimus, kaip apie profilaktikos priemonę ir jau kaip apie tų ligų kontrolės priemonę. Tai turėsim ten atskirą temą ir visur, kur matysim dezinfekciją ir kaip profilaktinė priemonė, ir jau kaip užkrečiamosios ligos židinio likvidavimas yra taikoma. Dabar kalbant apie tuos visus, reiškia, sanmazgus, skalbyklas ir panašiai, tai čia grindys turi būti atsparios drėgmei, nes čia jau drėgmės kiekis ant grindų tikėtina bus didesnis ir jeigu yra kažkokie grindų aukščio pokyčiai, tai yra ar tai slenkstis, ar tai laiptinėje jau prasideda pakopos, tai tokie aukščio perkryčiai turi būti pažymėti labai tokia ryškia spalva, pažymėti gali būti ir įspėjamaisiais ženklais, bet gali būti iš tikrųjų taikoma vadovų nuožiūra, kas geriau, ar ženklas, ar spalva, ar ten ir ženklas, ir spalva. Ir jeigu yra toje ugdymo įstaigoje vaikų, kurie turi regėjimo sutrikimų, tai reikia pasižiūrėti vėlgi, kad tiek laiptai, tiek ir turėklai, tiek ir grindų danga, durys, durų rankenos, išsikišę baldų detalės, patys baldai, kiti įrenginiai kontrastuotų sienų spalvai. Tai yra, kad išsiskirtų vaikas yra silpno regėjimo, tai kad jisai bent jau aiškiau matytų, kur yra durys, kad neatsitrenktų į baldus, matytų, kad galėtų sustoti ties laiptais. Tai tokie yra reikalavimai, kad sienų danga būtų kontrastinga su tais daiktais, kurie kelia grėsmę vaikui turinčiam regėjimo sutrikimų. Ir jeigu paimt, kad ir šitą klasę, iš kurios aš transliuoju, tą vadinamą mūsų klasę, tai čia jokio kontrasto nėra. Viskas tokia vienoda ramia, reiškia, spalva. Ir durys, ir spintos, ir sienos. Reiškia, mes jau savo šitoj klasėje regėjimo sutrikimą turinčių vaikų kaip ir sėkmingai negalėtumėm ugdyti, nes jie tiesiog neišskirtų, kur čia kas yra. Tai toks yra reikalavimas ir pereinam jau prie 5 skyriaus apšvietimo reikalavimų. Ir apšvietimo reikalavimai sakysit, tai jau čia kokias ūkvedys susuks lemputes, tai tokias mes ir turėsim.
Tai gal iš dalies yra ir tai, bet žinot, kokie turėtų būti apšvietimui keliami reikalavimai ir kaip iš tikrųjų turim ugdyti vaikus, kokiam apšvietimui esant, tai mums reikia žinot, nes netinkamas apšvietimas kelia regėjimo įtampą, tai žalojantis vaiką rizikos veiksnys ir žalojantis dažniausiai tikrai rimtai, nors atrodo, kad ten jam neskauda, bet apšvietimo reikalavimai yra ne iš piršto laužti ir darbo vietose apšvietimo reikalavimai yra keliami ir ugdymo įstaigose patalpose irgi apšvietimo reikalavimai yra keliami. Tai aš turiu tokias skaidres, tai gal pasiimsim geriau pagal skaidres ir pasižiūrėsim jau į tą tekstą, gal ir jums atsibodo žiūrėti, tai pasižiūrėsim apie skaidres apie apšvietimą, bet jau tokiu formatu. Apšvietimas iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Ir kalbant apie apšvietimą, tai čia susiduriam vėlgi su tokia eile visokių sąvokų, sakysit, čia per fiziką gal reikia apie tai kalbėti, bet kadangi higienos normoje tos sąvokos naudojamos, tai mes čia jas irgi kai kurias turėsim apsibrėžti. Tai kaip apibrėžiamas apšvietimas? Atrodo, kad, kaip ir aišku, tai, šviesų, tai gerai apšviesta. Tai apšvietimas apibrėžiamas kaip šviesos energijos paskirstymas, gerinantis objektų matomumą. Ir yra kita sąvoka apšvieta. Apšvieta nuo apšvietimo skiriasi. Apšvietimas yra toks abstraktus dalykas, tiesiog šviesos energija pagerinant objektų matomumą išskirstoma, o apšvieta jau yra labai konkretus, dalykas. Apšvieta, kuriame nors paviršiaus taške į paviršiaus elementą krintantis šviesos srautas padalytas iš to elemento ploto ir išreikšta liuksais. Tai tą mato vienetą liuksus, tikrai esat girdėjusios liuksai ir mums nusako, kokia yra apšvieta viename ar kitame taške, vienoje ar kitoje patalpos vietoje, ar ant stalo, kur vaikai daro darbelius, ar kažkur tai miegamajame, kur vaikai miega. Tai jeigu mes matuojame liuksais, tai matuojame apšvietą, nes apšvietimas tai yra tiesiog gerinantis objektų matomumą, to šviesos energijos paskirstymas, bet jis niekaip nematuojamas. Tai čia būtų gal ir tikrai neesminis dalykas mums, bet žinosim, apšvieta yra matuojama liuksais ir reiškia, kiek to šviesos srauto tenka į ploto vienetą, o apšvietimas apskritai yra toks abstraktus reikalas. Dabar kalbant apie apšvietimą, kaip gali būti pagerinamas tas objektų matomumas šviesos energijos paskirstymo būdu, tai apšvietimas gali būti trejopas. Tai gali būti natūralus, gali būti dirbtinis ir gali būti mišrus apšvietimas. Ir jeigu mes kalbame apie natūralų apšvietimą, tai čia yra būtent konkrečiai dangaus skliauto, tiesioginė arba atspindėta šviesa. Tai saulė, mes skaitom, kad saulė šviečia, tai jinai tą, šviesos srautą į žemę nukreipia, tai arba tiesiogiai, arba atsispindėjusi nuo kažkur ta šviesa patenka ir tai yra natūralus apšvietimas. Natūralus apšvietimas be abejo yra lauke ir taip pat natūralus apšvietimas yra ir patalpose, jeigu jos turi kažkokių tai langų. Tai jeigu tai nėra belangė, tai jinai turi natūralaus apšvietimo galimybę ir koks gali būti natūralus apšvietimas pagal tai, kur yra langai. Tai gali būti šoninis, kuomet langai yra sienose, tada šviesos srautas krenta per langą iš šono į patalpą, dėl to šviesos srautas pasiskirsto nevienodai, palei langą yra šviesiau, toliau nuo lango yra jau šiek tiek netaip šviesu. Gali būti viršutinis apšvietimas, kuomet šviesos srautas patenka per lubose esančią stoglangį ar kitą kažkokią tokią ertmę. Tai viršutinis apšvietimas
yra toks, kad jisai leidžia vienodžiau apšviesti tą patalpą, bet sunkiai pritaikomas daugiaaukščiuose pastatuose, ir kombinuotas, kuomet yra ir šoniniai langai, ir čia krenta šviesos srautas, ir yra dar, sakykime, stoglangiai, ir per viršų, per ten stoge įrengtus stoglangius irgi krenta šviesa. Tai natūralus, tai yra šviesos srautas. Šviesos srautas, kurį mums atsiunčia Saulė, ir mes tą šviesos srautą vienaip ar kitaip į savo patalpas nukreipiam. Tai šviesos srautas jisai nukreipiamas, sakykime, mačiau dabar tokį įrenginį, kad tiesiog, reiškia, galima būtų, čia aš taip įsivaizduoju, dideliem pastatam kokiem tai, kad būtų galima natūraliu tokiu apšvietimu aprūpinti ir tas patalpas, kuriuose šoninis ar viršutinis ar kombinuotas apšvietimas neįmanomas. Tai tokį kaip vamzdį ten iškelia aukštai virš pastato tą vamzdį, kaip būtų ventiliacijos koks kanalas. Tokį iškelia, bet tas vamzdis specialios konstrukcijos vidus ten taip įrengtas, kad atspindėtų šitą visą šviesos srautą, ir tas šviesos srautas net gali būti ir laužomas, ten alkūnės visokios posūkiai tam vamzdį gali būti įrengiami, bet vėlgi visur tą srautą atspindi, kaip koks mašinos žibintų reflektorius, tai atspindi ir tada jau į kambarį jau, reiškia, per lubose esančią ar sienoje kažkur esančią tokią įrengtą kaip apvalę ertmę, jau tą srautą, reiškia, nukreipia. Tai žiūrėjau, įdomus dalykas, bet gal dar ne visai čia pas mus taikomas. Tai kalbant apie tą natūralų apšvietimą, vis tik šiai dienai yra tokie variantai. Arba langas sienoje, arba įranga kažkur tai lubose, stoglangis ar kitokia ten įranga, ir kombinuotas, reiškia, ir vienas ir kitas. Natūralus apšvietimas tai yra ta dangaus skliauto arba saulės šviesa. Tai šoninis apšvietimas per pastato sienose įrengtus langus, jisai užtikrina ne visai lygiavertį apšvietimą priklausomai nuo orientacijos tų patalpų, kur yra įrengti langai, į šiaurę ar į pietus, priklauso ir nuo langų dydžio be abejo, ir dar daugelis ten faktorių, medžiai visokie. Viršutinis natūralus apšvietimas, tai lyg tai būtų gal šiek tiek pastovesnis, bet irgi priklausomai nuo metų laikų gali kisti, ir kombinuotas tas natūralus apšvietimas irgi nėra visiškai vienodas žiemą ir vasarą. Todėl mūsų toje klimatinėje zonoje negalime apsiversti be dirbtinio apšvietimo. Tai dirbtinis apšvietimas yra elektros techninių įrenginių skleidžiama šviesa. Ačiū labai. Čia tai bent. Tai dirbtinis apšvietimas yra tas, kurį netaip seniai žmonija susikūrė. Tai yra 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, tas revoliucingas laikotarpis, kuomet, kaip ir minėjau, griuvo monarchijos, kuomet ne tik tai visuomenės gyvenime įvyko negrįžtami pokyčiai, bet ir ugdymas irgi iš esmės pasikeitė požiūris į vaiką, ir mokslo ir technikos pažanga atvėrė tas galimybės tame tarpe ir apsišviesti patalpas, ne žvakėm, ne balanom, ne kažkokia ten spingsulė, o elektros lempute. Elektros lemputė ten kaip stebuklas žmonėms buvo, elektros gamyba daugiau pradėta 20 amžiaus pradžioj, visos tos šalys, kurios ir kariavo, ir kurias purtė revoliucijos, vis tiek jos tą mokslo ir technikos pažangą nenorėjo nustumti į antrą planą. Tai 20 amžius daugmaž ta yra riba, kai žmonijos istorijoje daugybė lūžių įvyko visose srityse ir atsirado, sakykime taip, ir tas dirbtinio apšvietimo
faktorius. Tai dirbtinis apšvietimas būtų vėlgi klasifikuojamas pagal tai, kaip jisai yra įrengtas. Tai gali būti vietinis, kada jau, sakykime, vienai kažkokiai vietai. Vat vaikas, tarkim, silpnaregis, turi tą vienvietį staliuką ir jam ten yra įrengtas dar, reiškia, kaip šviesos šaltinis kažkoks tai, lemputė kažkokia, tai va čia būtų vietinis. Va tą vieną vietą jam apšviečia jo tą stalą, ant kurio jisai piešia, ten viską krapšto. Gali būti bendras, tai va jeigu turim grupės patalpas ir lubose yra išdėstyti šviestuviukai ir įjungus mygtuką, ten tie užsidega šviestuviukai ir visą patalpą apšviečia. Reiškia, bendras, tai visi, kas yra toj patalpoj, jie ten bendrai, kai sakoma, reiškia, patalpą naudojasi ir kiekvienas savo atskirai ten lemputės nesinešioja. Ir yra kombinuotas, tai tą reiškia irgi visą patalpą apsišviečiam bendrai ir dar pastiprinam kažkokiose vietose dar tokiais vietiniais šviesos šaltiniais. Tai gali būti vėlgi, jeigu yra jau prietema, užsidegam grupiai šviesą, tai būtų bendras apšvietimas dirbtinis ir kai jau tą užsidegėm šviesą bendrą, dar reiškia, jeigu yra vaikas silpno regėjimo ir ten smulkius darbelius kažkokius daro, jam dar reikia pastiprinti apšvietimą, tai dar uždegam ir vietoj lemputę, tai būtų tada jau kombinuotas. Tai gali būti tokie 3 dirbtinio apšvietimo variantai, vietinis, bendras ir kombinuotas. Ir taip pat yra ir darbo vietose, jeigu ten, sakykim, labai tikslius kažkokius darbus daro ir yra bendras apšvietimas patalpos ir kiekvienas savo dar turi apšvietimą, kad pastiprintų tą šviesos srautą, kad jam ta regėjimo įtampa nebūtų tokia alinanti. Tai vaikų ugdymo įstaigose irgi, jeigu kalbant apie vaikus su regėjimo sutrikimais, tai visą laiką tą apšvietimo klausimą reikia ypatingai, kai sakoma, vertinti. Nesvarbu, gal ten vaikas labai geras, sėdi, nieko pretenzijų nereiškia, bet tai nereiškia, kad mes turim numot ranką ir paisyti tik tai tų, kurie riekauja. Tai vietinis apšvietimas būtų to šaltinio, kuris tiesiogiai tam tikroje konkrečioje vietoje įrengtas, ją imti, darbo, sakykime, aplinką. Vat siuvėja turi siuvimo mašiną ir jos darbo vietoje yra, reiškia, lempa. Vat jinai tos lempos niekur ten nenusineš, toj vietoj šviesti tą lempą skirta, vietinis apšvietimas. Bendras tai gali būti, reiškia, toj viršutiniai, prie lubų pritvirtintoj zonoje ar lubose įtvirtintoj zonoje ir kombinuotas, dar kartą pasikartosiu, tai ir dirbtinis, ir vietinis viename. Tai pasistiprina dirbtinį apšvietimą dar ir vietiniu. Ta bendra pasistiprina vietiniu. Ir mišrus apšvietimas, tai suderintas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ir mes tikrai ir eilę laiko turim patalpose natūralų apšvietimą, ir eilę laiko turim mišrų apšvietimą, ir turim eilę laiko dirbtinį apšvietimą. Tai jeigu žiemą natūralaus apšvietimo laikas yra sąlyginai nedidelis, atsiranda daugiau mišraus ir dirbtinio, tai vasara daugiau natūralaus vyrauja, kai sako, vėliau temsta ir to šviesos užsidegti nereikia. Dabar pereinam prie dar tokių savokų apsibrėžimo, tokios 2 savokos, tai manau viena tikrai žinot, o kita nelabai gal iš fizikos įsiminė natūralios apšvietos koeficientas. Kas tai yra natūralios apšvietos koeficientas? Tai tam tikrame patalpos taške ir tuo pačiu metu lauke natūralaus apšvietimo išmatuotų apšvietos verčių santykis. Pavyzdžiui, dabar konkrečiai išsimatuojam apšvietą liuksais su tuo liuksometru. Liuksais išsimatuojam, kokia apšvieta yra lauke ir išsimatuojam su tuo pačiu liuksometru, tuo pačiu laiku atėjusios apšvietą liuksais į, tarkim, patalpą. Ir matysim, kad tikrai patalpoj tų liuksų bus mažiau.
apšvieta patalpoj bus mažesnė negu lauke. Tai sakysit, čia yra natūralu. Tai va tą santykį ir išreiškia natūralios apšvietos koeficientas. Tai va kuo mažiau apšvietos yra patalpoj lyginant su lauku, reiškia tuo tos patalpos konstrukcija yra tuo požiūriu prastesnė. Dar kita savoka tai būtų ta, manau, kurią žinot, insoliacija. Insoliacija tai yra švitinimas saulės spinduliais. Tiesiog saulės spindulių buvimas, patekimas aplinkoje, insoliacija. Insoliacija. Dabar kalbant apie tą natūralų apšvietimą iki mokyklinio ugdymo patalpose, tai iš higienos normos čia ir yra tie reikalavimai, kad grupių žaidimų, miegamojo, poilsio patalpose, taip pat kūno kultūros ir muzikos salėse turi būti būtinai natūralus apšvietimas. Tai yra būtinai turi būti langai, ar šoniniai, ar lubose, bet turi būtinai būti tikros tos natūralios šviesos, į kur ten, kai sako, orientacija, tai čia dar vėliau nagrinėsim, bet bent jau konstrukcija turi būti tokia. Visiškai tų belangių būti negali. Kitas dalykas, jeigu turim ar tai grupių žaidimų patalpas, ar tai kūno kultūros, ar muzikos salę, tai natūralios apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5% toliausiai nuo lango nutolusiame taške, o nepertraukiamos insoliacijos trukmė grupių žaidimų patalpose nuo kovo 22 iki rugsėjo 22 turi būti netrumpesnė kaip 2,5 valandos. Tai matom, kad ten, kur vaikai nemiega, o aktyviai juda, žaidimų patalpose, kūno kultūros muzikos salėje, natūralios apšvietos koeficientas turi užtikrinti pakankamai vienodą tą šviesos srauto pasiskirstymą visoje patalpoje. Tai yra ne tai, kad prie lango jau aš kažką įžiūriu, bet nuėjau ten 2 metrus ir nieko neįžiūriu. Tai kaip ir minėjau, tą natūralios apšvietos koeficientą gali koreguoti želdiniai. Jeigu langas, sakykime, apėjęs, kaip ir pas mus klasėje buvo čia ant sienos, tokia vynuogė, nežinau, kodėl čia jos nenukapoja, jinai čia tą pastatą apaugus, tai čia vieni stumdo, kad čia ne jų, kiti sako ne jų. Tai pavyzdžiui, yra šitoj klasėje 2 langai, ir vienas langas buvo ta vynuogė apaugintas visiškai, reiškia, net jeigu atsidarai langą, tai čia visoks ten šlamštas krenta per tą langą. Tai čia netekus kantrybės apsikarpiau tą vynuogę sekatorių atsinešus. Tai reiškia, net ir augalai įvairūs gali turėti įtaką šitam koeficientui. Tarkim, konstrukcija pastato tvarkinga, kaip ir šitoj mūsų klasiai. Langas į pietus. Bet ta vynuogė su savo visa ta lapija, su savo tais visais purvinčiais, jinai viską, kai sakoma, sugeria tas šviesos rautą ir viskas, ir ta klasė buvo, reiškia, tamsi. Tai natūralios apšvietos koeficientas, tokioj vynuogėm apaugintoj patalpoj, jau jisai tikrai netitiks šito reikalavimo. Langas turi būti neapaugintas. Kitas dalykas, tai ta insoliacija. Insoliacija tai yra tas šviesos, natūralios tos šviesos buvimas patalpoje. Tai matom tuo laikotarpiu nuo kovo iki rugsėjo. Tai reiškia pavasaris, vasara ir ankstyvas ruduo. Tuo daugiau gal su šiltuoju metų laiku susijusiu laikotarpiu turi būti netrumpesnė kaip 2,5 valandos. Reiškia, ne mažiau kaip 2,5 valandos turėtų tom dienom, kai jau ten saulėta, šviesti saulė į tas patalpas, į grupių žaidimų patalpas. Tai kam to reikia? Tai vėlgi, tai yra labai tokia gera, efektyvi ir visiškai nieko nekainuojanti fizinės dezinfekcijos priemonė. Tai yra ta priemonė, kai saulės spinduliai, kai turintys ir ultravioletinių spindulių savo spektre, tiesiog ore visokius ten mikroorganizmus pavojingus tame tarpe ir vaikų sveikatai sunaikina. Ir sunaikina be cheminių priemonių, be jokios ten agresyvios veiklos, sunaikina tiesiog šviečiant ir
mes kalbėsim apie užkrečiamąsias ligas, sakykim, tai kai kurios iš jų ten laukia net neplinta, nes tuoj pat nuo saulės spindulių poveikio žūva tie sukėlėjai. Tai būtinai jiem reikia pasislėpti nuo to ultravioleto poveikio. Tai va čia tas insoliacijos buvimas žaidimų patalpose, jisai užtikrina, kad tos patalpos bus tokiu būdu kaip ir dezinfekuojamos ir tai susiję su vaiko sauga, jo aplinkoje sumažės užkrečiamųjų ligų plitimo tikimybė. Tai visi tie pelėsiai, visi kitokie ten oro lašeliniu būdu plintantys dalykai. Čia jau tam šaltajam metų laikotarpį šito nenustato, nes šaltųjų metų laikotarpiu ta saulė trumpiau šviečia ir gali būti apniukusios dienos ir bus puikia orientacija ir langas atviras saulės spinduliam, bet tiesiog nebus tos saulės. Tai va, 2,5 valandos insoliacijos trukmė grupių žaidimų patalpose nuo kovo 22 iki rugsėjo 22 reiškia, jeigu ten yra orientacija į kokią šiaurę ir tada dar ten pastatytas iš vieno šono, iš kito šono kažkoks tai ten 12 aukštis, kur ten užstoja nors kokį saulės spindulėlį, tai jau tokioj patalpoj vaikų žaidimų, reiškia, tos patalpos įrenginėti neišeis. Reikės tada pergalvot, gal miegamasis tai gal ir galės būti, bet grupių žaidimo patalpa jau tokia, reiškia, netiks vieta. Ir kalbant apie grupių žaidimų miegamojo poilsio patalpas, kurios apšviečiamos tiesioginiais saulės spinduliais, turi būti ant langų užuolaidos. Gali būti ir žaliuzos, gali būti roletai ar kokia kita ten konstrukcija. Tai yra apsaugos nuo saulės priemonės. Tai jeigu vat, labai jau ten intensyvi saulė ir neįmanoma, kai sakoma, vaikai vat, nori miego ir saulė jiems ten spigina į akis, tai reikia jau, kad tą apribot. Tai apriboti va, tokiom priemonėm tikrai nėra sudėtinga, kokias tas priemonės parinks, ar užuolaidas, ar žaliuzės, ar roletus, čia jau priklausys nuo administracijos. Tai va tas natūralus apšvietimas iki mokyklinio ugdymo patalpose, tai matot, kaip yra reglamentuotas. Visų pirma, reglamentuota, kad žaidimų miegamojo poilsio patalpose ir kūno kultūros bei muzikos salėje turi būti natūralaus apšvietimo galimybė, be langių negali čia būti. Kitas dalykas, matot, grupių žaidimų patalpose kūno kultūros ir muzikos salėje natūralios apšvietos koeficientas yra reglamentuotas, toliausiai nuo lango nutolusiame taške, jisai neturi būti ten drastiškai, reiškia, parodantis to apšvietimo sumažėjimą. Tai, kaip čia pasakyti, minimaliai turėtų skirtis apšvietos lygis prie lango ir apšvietos lygis nutolus nuo lango. Jeigu apšvieta prie lango dar pusė bėdos, o jau nuėjus 2-3 žingsnius ten jau akivaizdžiai ir be liuksometro matom, kad jau yra tamsu, neįskaitom teksto, tai vadinasi kažkas tai reikia keisti. Ir insoliacija. Insoliacija grupių žaidimų patalpose, žinosim, netrumpesnė kaip 2,5 valandos, skaičiuojant šiltuoju metų laiku, tuo saulėtų metų laiku. Čia aš bijau pameluoti, bet čia man lygiadieniai, rugsėjo 22 ir kovo 22, ar čia nelygiadieniai, kad susilygina diena su naktim, kažkas tokio. Ir va ta apsauga nuo pernelyg intensyvios saulės, tai irgi turėtų ant langų būti, tai gali būti įvairūs sprendimai, kuriuos administracija mano tikslingiausia naudoti. Dabar kalbant apie dirbtinį apšvietimą iki mokyklinio ugdymo įstaigose, tai čia yra reikalavimas, kad visose patalpose, kuriuose šita ar iki mokyklinio, ar ir prieš mokyklinio ugdymo programa vykdoma, tas dirbtinis apšvietimas būtų. Tai dabar gal tas reikalavimas net atrodo juokingai, nes kaip bus patalpa, kurioje nėra apšvietimo. Bet tas toks reikalavimas, nesakyčiau, kad perteklinis, tiesiog gal aiškumo suteikia. Ir grupių žaidimų, miegamojo ir poilsio patalpose, taip pat kūno kultūros ir muzikos salėje įrengiami vienodai šviesą išsklaidantys šviestuvai. Tai jeigu ten dar kokiam koridoriui, vestibiuliui, sanitarinė mazgė gali būti kitaip,
Tai čia, kur yra jau vykdomos tokios veiklos reikalaujančios regėjimo įtampos, taip net ir sakykime, miegamajame taip pat, tam tikros konstrukcijos šviestuvas turi būti, nes žinom, ten būna visokių, ten, pavyzdžiui, kokių medžiaginių gaubtų šviestuvas ant ilgo laido, reiškia, ten po juo, jeigu pasidėsi knygą, tai dar įskaitysi, o jei nueisi 2 žingsnius į šalį, tai nieko nematysi. Tai tokių šviestuvų kaip ir neturėtų būti grupių žaidimų patalpose, manau, kad ir nėra, bet čia kyla iš reikalavimo turėti tose patalpose šviesą vienodai išsklaidančius šviestuvus. Dabar yra tos apšvietos reikšmės iki mokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir galbūt čia tas reikšmės, sakysit, neturim mes tenai, jeigu termometrais matuojam temperatūrą ir matom akivaizdžiai, tai liuksometrų neturim ir nematuojam ir negalim dėl to iš tikrųjų pasakyti taip yra ar kitaip, bet žinoti, kad ne vienoda apšvieta tam tikrose patalpose yra nustatyta, tai reikėtų ir galim mes tą apšvietą pasilyginti. Tai tarkim, jeigu imtume grupės žaidimų patalpą, taip pat patalpas, kuriuose yra įrengtos kompiuterizuotos vietos vaikams, tai čia turi būti ypatingai šviesu. Grupės žaidimų patalpoje vaikai ir kažkokius veiklas susijusios su smulkiomis detalėmis vykdys, gal ten ir pieš, ir lipdys, ir čia regėjimo įtampa vykdant tokias veiklas akivaizdu yra. Tai reikalinga apšvieta ne mažesnė kaip 300 liuksų. Tai tikrai labai šviesu. Kitas dalykas, kad ir kompiuterizuotose vietose irgi tokia apšvieta turi būti, nors atrodo, kad pats ekranas šviečia, bet apšvieta tokioje vietoje irgi turi būti 300 liuksų. Tai šitą dalyką įsidėmėkit. Šviesiausios patalpos būtų grupės žaidimų patalpos ir patalpos, kuriuose yra kompiuterizuotos vietos vaikams. Dabar tos kitos patalpos, kūno kultūros, muzikos salė, jau gali būti apšviestos šiek tiek silpniau. Čia jau užtenka 200 liuksų. Kūno kultūros salėje vaikai sportuos, smulkių kažkokių detalių čia jie savo veikloje nenaudos, regėjimo įtampa čia yra tikrai mažesnė, tas pats ir muzikos salėje, dar iki mokyklinukai, sakykim, iš gaidų negroja, jeigu imsi muzikos mokyklą, ten, kur, tarkim, ateina, atsisėda vaikas prie fortepijono ir įsmeigia žvilgsnį į gaidas, jam reikia susižiūrėti, kokios ten natos, kokie ten, kai sako, bemoliai, bekarai, tai tada apšvietimas ten bus kitas. Bet čia kalbam būtent apie ikimokyklinukus, kurie dar nemuzikuoja, čia bendroje atveju, nemuzikuoja, čia tik tai dainuoja, ten šoka, nežinau, ką jie dar ten toj muzikos salėje daro. Vėlgi, jeigu imsim, tarkim, priėmimo nusirengimo patalpą, tai čia irgi apšvieta panaši kaip kūno kultūros ir muzikos salėje, bet mažesnė negu grupės žaidimų patalpoj. Tai 200 liuksų. Tai čia irgi reikalinga pakankamai tokia rimta apšvieta, nes vaikai čia sakstysi sagutes, visokių čia kilpučių bus, visokių lipukų, visokių raikštelių, tai jiems susižiūrėti reikia. Vaikai turi po truputėlį patys ir nusirengti, ir apsirengti, ir jiems tas tikrai, reiškia, regėjimo įtampos buvimas čia neabejotinas, tegul jie čia ne tiek daug laiko praleis, ne tiek daug kartų jie čia nusirengs ar apsirengs, bet tie visi kilputės, raikšteliai, įvairūs lipukai, jų gyvenime yra pakankamai sudėtingas dalykas, tai padėti jiems bent jau tinkamai apšviečiant tą patalpą reikia ir priėmimo nusirengimo patalpa 200 liuksų. Miegamasis, jeigu jisai įrengtas atskirai, o ne žaidimų patalpoje, gali būti apšviečiamas jau, kai sakoma, blausiai, čia užtenka 75 liuksų. Reiškia, vaikai jokių ten tikslių darbų nedaro, veiklų su smulkiom detalėm. Ne, jie čia jau tik tai, reiškia, ten kuičiasi, bet jau čia regėjimo įtampos kaip ir nėra. Jie jau čia turi atseit miegot, regėjimo įtampos nėra, nebent jau jis ten užsimanys kažkur, tai išlips iš lovelės, tai kad matytų kur eit. Ir visi kiti
tualetas, prausykla, laiptinės, koridoriai, kažkokie vestibiuliai, visos kitos patalpos, tai 100 liuksų. Reiškia šviesiau negu miegamajam, bet gerokai blausesnė šviesa negu grupės žaidimų patalpose ar salėse. Tai vėlgi ten, skaityto, kodėl tualete prausykloje, reiškia, taip tokia prieblanda, ir aš nežinau, nes šiaip lyg tai turėtų, man atrodo, pakankamai šviesu būt, kad vaikas įsitikintų, kad tikrai jo rankutės švarios, kaip jo panagės atrodo, pagal mane, tai ten yra į ką pasižiūrėti tualete prausykloje, bet tokia nuostata yra, kad čia tokie detalūs kažkokie tai veiksmai netliekami, tokios smulkios detalės nenaudojamos, tai gali būti ir šiek tiek prieblandos. Jeigu yra sutrikusio regėjimo vaikų ir jie ugdomi grupėje, tai grupės žaidimų patalpoje to sutrikusio regėjimo vaikams turėtų būti užtikrintas tas 500 liuksų netgi apšvietos lygis, tai kad tokį lygį pasiekt, paprastai gydytojas rašo rekomendaciją ir tokiam vaikui įrengia vietinį apšvietimą, ten jo prie to vienviečio staliuko, kuris tai daro šitas visokias smulkės veiklas. Dar vienas toks labai vėlgi gal su ugdymu nesusijęs rodiklis, bet su apšvieta ir apšvietimu susijęs, tai spalvų atgavos rodiklis. Spalvų atgavos rodiklis iki mokyklinėme ugdyme iš tikrųjų čia ne šiaip savo yra minimas, nes kas tai yra? Spalvų atgavos rodiklis tai yra matas, palyginantis šviesos šaltinių spalvinę kokybę su etaloniniais arba natūraliais šviesos šaltiniais. Sakysit, kasgi čia dabar yra? Tai jeigu pradėt nuo pradžių, mūsų akis yra prisitaikiusi prie saulės šviesos evoliucijos eigoje. Jeigu mes dirbtinę šviesą tik tai susikūrėm savo 20-ame amžiuje, tai mes 100 000 metų pragyvenom vien tik tai natūraliai apšviestose ar tai teritorijose, ar tai kokiuose, nežinau, ten pirkiuose, olose ir panašiai. Ir mes pripratom, kad būtent saulės spinduliai, krisdami į tam tikrus daiktus, mums nusako jų spalvą. Tai iš fizikos atsimenat, kad saulė skleidžia spindulių spektrą, tą spindulių spektrą sudaro tiek šiltieji, tie infraraudonieji spinduliai, tiek ir spalviniai spinduliai, tiek ir ultravioletiniai. Ir tas šviesos spektro dalis, saulės šviesos spektro dalis, kuri lemia tai, kad į tam tikrus paviršius patekęs spindulys leidžia mums vienaip ar kitaip identifikuoti to paviršiaus spalvą, tai mums buvo, reiškia, ilgą laiką įprastas ir mes matom, sakykime, raudoną, mėlyną, žalią, taip kaip tas daiktas atrodo saulės šviesoje, natūralioje šviesoje. Jeigu mes ateinam prie dirbtinio, prie lempos, sakykime, įsukta lemputė ir ta lemputė, jinai irgi šviečia, bet atsinešėm, tarkim, iš lauko, kad ir kažkokį vaikišką kibiriuką, kuris ten saulės šviesoje yra sodriai žalias. Atsinešėm į patalpą, ten ta lemputė kažkokia tai senovinė, ten senelis iš Rūsio atsinešė, dar jinai, kai sako, neperdegusis, ją įsuko. Ir jau mes matom, kad jau tas kibiriukas nesodriai žalias, o jau kažkoks, kai sakoma, lyg tai žalias į pilkumą ar ten žalias į rudumą. Tai čia ir būtų tas etaloninis arba natūralus žalumas, tai yra toks, kokį mes matom saulės šviesoje, o jau tas šviesos šaltinis, skleisdamas tą dirbtinį šviesos rautą, jau jis mums tą spalvą atkuria mūsų akį jau šiek tiek kitokią. Tai kaip suaugusiam, tai gal ten be didelio skirtumo, bet vaikui tas skirtumas labai svarbus. Tai pats svarbiausias dalykas, kalbant apie ikimokyklinį ugdymą, yra vaiko aplinkos pažinimas, aplinkos plačiaja prasme. Tai tas ir spalvų pažinimas irgi iki mokyklinuko amžiuje jisai vyksta. Iš pradžių vaikas spalvų nepažįsta, po to po truputį pradeda pažinti. Tai
tai, kad jisai mato vienokią spalvą, tarkim, kuomet yra natūralus apšvietimas ir šiek tiek kitokia, kai yra jau dirbtinis, tai nėra toks dalykas, į kurį jau reikėtų numoti ranką. Tas įklaidina šiek tiek. Tai dabar dėl to ir yra higienos normai nuostata, kad tose patalpose, kur yra vykdoma iki mokyklinio ar ir prieš mokyklinio ugdymo programa, dirbtiniam apšvietimui naudojam ne bet kokias lempas, kur ten kas rado Rūsy ar panašiai, bet tokias, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80. Tai dar kol kas žmogus nesukūrė tokių elektros lempučių, kurios naudodamos elektros srovę skleistų identišką šviesos srautą, kaip skleidžia Saulė. Dar tokios konstrukcijos nėra. Galbūt bus. Tai šviesos srautas Saulės ir šviesos srautas lempučių skiriasi. Ir skirtingos konstrukcijos lempučių ar daugiau ar mažiau nuo to natūralaus Saulės sukūriamo šviesos srauto skiriasi. Tai tikslas yra pagaminti lemputes tokias, kad jų skleidžiama šviesos srautas nuo Saulės skleidžiamo srauto skirtųsi kuo mažiau. Tada mūsų, tarkim, matoma vieno ar kito daikto spalva Saulės šviesoje būtų tokia pati, kaip ir atėjus į kambarį vakare, kai sutemsta ir užsidegus, lempa. Ir dėl to čia yra tas reikalavimas, kad bendrasis spalvų atgavos rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 80. Nes atsimenat, čia buvo vienu metu ir net lauko tos lempos gatvių apšvietime. Tai vienur būdavo pripirkta, kad viską geltonai nudažo, eina, viskas atrodo geltona. Kitur buvo pripirkta taip mėlynai, atrodė, kad viskas pamėlynavę ten yra. Tai ten jau spalvų atgavos rodiklis tokių lempų, tai jau ten, neskau, kad lygus 0, bet ten gal 50, gal 60, gal 40. Tai čia mes turim tą tokį tikslą, kad kuo tiksliau spalva atrodytų nepriklausomai nuo to, kur tą spalvą vaikas mato. Ar tai yra natūralia šviesa apšviestas daiktas, ar tai yra dirbtinė šviesa apšviestas daiktas, jos spalva vaiko akiai turi būti kiek įmanoma vienodesnė. Jeigu vaikas mato, kad ta spalva, kaip ir minėjau, to kibiriuko diena yra vienokia, o jau kaip parsineša tą kibiriuką ir pasideda koridoriui, jinai tampa jau lygtai ir kitokia, tai vaiko pažinimui kelia tam tikrų, kai sakoma, trikdžių. Tai nesakau, kad čia labai jau raidai kažkokią įtaką daro, bet yra tikrai techninės galimybės tokį trikdį pašalinti ir dėl to iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose reikalavimas tam konstrukcinis toks reikalavimas, ne bet kokią lemputę ten pirkti ir sukti, tam, dalykui yra. Tai spalvų atgavos rodiklis. Kiek natūralias spalvas mes matom, kuomet tie daiktai yra ne apšviesti Saulės, o apšviesti lempa. Tai jeigu lempa, sakau, ten senesnių yra tų kaitrinių tokių, kad irgi apšviečia, tai ten nelabai suprasi, kokia spalva iš tikrųjų to daikto, tik kai jau Saulė pateka, pamatai. Tai tokių lempų jau dabar darželiuose kaip ir neturėtų būti. Dar vienas, čia gal fotografams žinomas toksai rodiklis, tai šviesos susietoji spalvinė temperatūra. Šviesos susietoji spalvinė temperatūra yra toks rodiklis, kuris matuojamas kaip ir temperatūra, ta šiluminė, matuojama kelvinais. Gali būti laipsniai Celsijaus, gali būti kelvinais. Tai spalvinė temperatūra matuojama kelvinais, bet čia ne terminė temperatūra. Ir šita šviesos susietoji spalvinė temperatūra lemia, kokia bus lemputės skleidžiama šviesa, šilta ar šalta. Tai aš jums prisipažinsiu, nei vaikystėje, nei dabar neskiriu, kokia spalva yra šilta, kokia šalta. Tai dėl to užjaučiu ir vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kai jie tam tikrų dalykų nesupranta. Nes aš visą laiką irgi galvoju, tai eik dabar mane išmoky, kuris spalva šilta, o kuris šalta. Jeigu mane mokykla nesugebėjo šito išmokyti, išmokau fiziką, matematiką puikiausiai, o šitų spalvinių dalykų aniekaip.
gal ten tam sykiui atsiminčiau, bet ir rytoj, kai sakoma, vėl nežinočiau. Tai ar šilta, ar šalta lemputė skleidžiama šviesa nusako šviesos susietoji spalvinė temperatūra ir tose patalpose, kur vykdoma iki mokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programa, dirbtiniam apšvietimui naudojamos lempos turi atitikti ir šitos susietosios spalvinės temperatūros reikalavimą. Tai yra dirbtiniam apšvietimui tokiose patalpose naudojamos lempos, kurių šviesos susietoji spalvinė temperatūra ne didesnė kaip 4500 kelvinų, o savaitinių grupių miegamuosiuose 3000 kelvinų. Tai vat, kadangi aš prisipažįstu tų šiltų ir šaltų spalvų neskiriu, tai ir apie šitas lempas, kuo jos skiriasi, ką reiškia tie kelvinai, aš jums pasakyti nieko negaliu. Tai sakau, fotografai kažkaip vat šitas susigaudo, fotografai savo nuotraukose jie šitą kriterijų labai smarkiai akcentuoja. Bet toj vietoj iš manęs yra absoliutus nulis. Ir vat tas skaidres išsinagrinėjom, pabaigėm nagrinėti ir kad įsitikint, kad tikrai aš čia, kai sakoma, pernelyg nenuklydau nuo tos higienos normos, tai va dar ir pasibendrinu higienos normą ir tą dalį dėl apšvietimo dar pasižiūrim higienos normai. Tai va lygiai tas pats, kas ir buvo higienos normai parašyta, tas pats, kas ir buvo mūsų skaidrėse, kad natūraliam apšvietimui yra reikalavimai, tiek reikalavimas natūralios apšvietos koeficientui, tiek reikalavimas insoliacijos trukmei žaidimų patalpose, tiek reikalavimas užuolaidoms ten ar žaliuzėms. Ir vat ta lentelė. Lentelė, kokia turėtų būti apšvieta vienokiose ar kitokiose patalpose. Ir matuojant apšvietą, labai svarbus kriterijus, kaip jinai išmatuojama. Tai čia taip pat nurodyta paviršius, kuriam taikoma apšvieta, tai yra horizontalus pusės metro aukštyje nuo grindų. Atskirais atvejais, nusirengimo patalpoj 80 cm nuo grindų, bet irgi horizontalus paviršius. Nes be abejo, matuojant vertikaliai, tai apšvieta bus didesnė. Reiškia, liuksometras dedamas, įsakoma, horizontaliai, bet tik tai 50 cm nuo grindų aukštyje, ne aukščiau. Ir toliau yra tas jau mūsų aptartas regėjimo sutrikimų turinčių vaikų vietos apšvietimas ir skleidžiantys, reiškia, vienodai šviesą išsklaidantys šviestuvai ir reikalavimas dirbtiniam apšvietimui, kad lempos būtų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80 ir šviesos susitoji spalvinė temperatūra tokia. Tai tik tai skaidrėse aš dar sudėjau tuos apibrėžimus, kadangi higienos normai, kaip matot, nėra apibrėžimo, nei kas yra insoliacija, nei kas yra tas šitam punkte minimas natūralios apšvietos koeficientas, nei kas yra čia toliau minimi šiti dalykai kaip bendrasis spalvų atgavos rodiklis ar šviesos susitoji spalvinė temperatūra. Tai skaidrėse dar sudėjau tuos apibrėžimus. Tai ten šiek tiek daugiau aiškumo, nes čia, kai sudarytas teisės aktas ir tie reikalavimai surašyti, o nežinom, kas yra, sakykime, ta insoliacija, ar nežinom, kas yra ta, tarkim, bendrasis spalvų atgavos rodiklis, kas čia per charakteristiką, tai kalbėti apie tą jos ribojimą ir ką jisai reiškia, kaip ir neturi prasmės. Kaip aš kalbu apie šitą rodiklį nesuprasdama, tai ką dabar. Tai apie apšvietą būtų tiek. Apšvietimo reikalavimai, toks skirelis, per egzaminą, tai iš tikrųjų prisipažinsiu, klausimų apie apšvietimą, kaip ir gal nelabai būna, kad reikėtų atsakyti, kas ten yra, reiškia, viena ar kita mūsų aptarta ta charakteristika, ar kokia ten apšvieta liuksais turėtų būti, tai man atrodo tokių nebūna. Bet vis tiek, kadangi mes betarpiškai dirbam su vaikais tose patalpose, tai žinot, kad apšvietimui keliami yra
kaip matom, tikrai rimti reikalavimai tiek natūraliam, tiek dirbtiniam, tiek ir mišriam, tai va šitas skyriukas čia baisiai detaliai viską ir nusako. Tai čia galbūt tą skyriuką tikrai turėtų žinoti ir ūkio dalies ten tie vyrai, ir administracija, bet taip pat turim žinoti ir mes. O jeigu ten kokie ūkio vyrai nežino, tai tiesiog jiem pabaksnuot pirštu, kad jie pasiskaitytų, įsidėmėtų ir ten bet ko nesukinėtų. Dabar 6 skyrius yra mikroklimato, vėdinimo ir triukšmo reikalavimai. Ir čia mes turim tą mikroklimatą ne psichologinį, o tą fizinį mikroklimatą. Tai yra dalykai tokie kaip temperatūra, drėgmė patalpose ir oro judėjimo greitis. Tai mikroklimatas patalpose neabejotinai ugdymo įstaigoje yra svarbus, nes tuomet, kai vaikui šalta, kai jisai yra drėgmėje, jaučia diskomfortą ir jau, kai sakoma, jo fiziologiniai poreikiai yra nepatenkinti, kalbėjom apie tą Maslow piramidę, fiziologiniai vaiko poreikiai nepatenkinti, jam šalta, jisai susigūžęs, jaučia diskomfortą, tai jam ir tas, kai sakoma, saugumo poreikis tada nepatenkintas iki reikiamo lygio, jam ten nėra gerai, jis nesijaučia labai jau ten saugus tokioje aplinkoje. Tai jau tada kalbėti apie tai, kad jis norės labai jau ten bendrauti ir norės ten siekti kokių tai sužinoti naujų dalykų, jau tiesiog būtų neprofesionalu. Tai įrodinėti, kad mūsų jau protėviai dūminiai Gryčioj labai norėjo mokytis ir ten jau reiškia basi ant aslos jau ten mokėsi. Tai nežinau, nei mes ten buvom, nei matėm tuos savo protėvius, tai argumentuotais dalykais, kurie mums atrodo, bet ne faktas, tai irgi nereikėtų. Visko ten irgi buvo. Tai manau, ta Maslow piramidė ir mūsų aptarta poreikių hierarchija, jinai reikalauja, kad tam, kad vaiko ugdymas būtų sėkmingas, tame tarpe ir iki mokyklinio ugdymo įstaigoje, savo ugdymo įstaigos patalpose turim garantuoti jam palankų ne tik psichologinį, bet ir fizinį mikroklimatą. Tai bent jau šitą dalyką, tai manau, užtikrint galim fizinį mikroklimatą, nes tai padaroma tokiom, kai sako, techninėm priemonėm, gal su psichologiniu kiek sudėtingiau, bet fizinį tikrai galim ir higienos norma iš mūsų šito reikalauja. Tai pats pirmas dalykas tai yra, kad patalpose, kuriuose vykdoma mūsų minimos visą laiką iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programos, tai tose patalpose turėtų būti ir šildymo, ir vėdinimo sistemos, ir dabar, kai karštos vasaros, tai ir oro kondicionavimo sistemos jau įrengiamos, kad būtų įmanoma palaikyti tuos nustatytus oro kokybės parametrus, visų pirma, oro temperatūrą. Tai visų pirma oro temperatūra, bet taip pat ir oro kokybę taršos požiūriu. Tai kalbant apie tas sistemas, tai vėlgi mums atrodo, kad įprasta, kad patalpos būtų su radiatoriais, kad patalpos būtų su tiek natūralaus vėdinimo galimybė, tiek mechaninio vėdinimo galimybė. Ir dabar jau visi norim ir kondicionierių, kas nelabai, kaip sakoma, kitą kartą ir gerai, bet tas sistemas tikrai techniškai turėti įmanoma ir, manau, turim. Šildymo prietaisai. Bet kalbant apie šildymo prietaisus, tai būtų, kai sako, radiatoriai, dabar jau ten kokiom krosnim nekūrena, tai iški tokios lyg tai grėsmės, kad ten tą krosnį reikėtų apsaugoti nėra, bet yra radiatoriai ir gali būti ir šildomos grindys. Tai šildymo prietaisai ir įrenginiai, jie turi būti saugus ir lengvai valomi. Tai ką reiškia saugus? Tai visų pirma, tai reikia apsaugoti, kad vaikai į juos nenudegtų, nes vaikų odelė yra 5 kartus plonesnė negu suaugusiųjų. Ir dėl to jų odelė yra jautresnė tiek įvairiom cheminėm medžiagom, tiek ir temperatūrai. Dėl to yra vėlgi labai aiškus reikalavimas. Šildymo prietaisų įrengtų vaikams prieinamose vietose paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 laipsniai. Tai 42 laipsniai yra ta ribinė temperatūra, kuri vaikui odelę jau gali nudeginti.
gali nudeginti, tegu ne iki suanglėjimo, bet iki, sakykime, paraudimo. Mes kalbėsim apie tuos nudegimų laipsnius, tai nereikia jau čia, kad būtų jau maksimalus tos nudegimų laipsnis, pakanka, kad odelė paraus. Tai tokių dalykų turim vengti, tai 42 laipsniai ribinė radiatoriaus temperatūra. Sakysit, jeigu vis tik žiemos šaltos ir radiatoriaus paviršius, jeigu bus 42, tai patalpos nebus sušildomos tiek, kiek reikalauja higienos norma, tai tokiu atveju tie paviršiai turi būti jau vaikams neprieinami. Tai yra uždengti kažkokiais atitvarais, apsaugėlėmis, kad vaikai jau prie jų neprisiliestų. Tai tikėtinas vaikų elgesys, kad jie nepasikliaus mūsų draudimais, nevykdys tų draudimų ir ar specialiai ar nespecialiai gali prie to paviršiaus karšto prisiglausti. Tai ten, jeigu bus ar tai aštrias briaunas turintys šildymo tie radiatoriai, ar labai karšti, tai mes juos turėsim apsaugoti. Tuos radiatorius nuo vaikų ar vaikus nuo radiatorių. Ir pasižiūrėkit, yra tas draudimas, apie kurį kalbėjom vakar, kuomet analizavom vaikiškus baldus ir konkrečiai vaikiškas loveles, kad draudžiama radiatorių apsaugos tikslui naudoti medžio drožlių plokštės. Tai patogi medžiaga, labai svajonių medžiaga, bet jos gamyboje naudojamos kenksmingos, pamažu įrančios ir išorę atpalaiduojančios kenksmingus junginius žaliavos. Tai prie radiatorių tas, sakykime, procesas vyksta labai sklandžiai ir oro tarša grupėje didėja. Tai draudžiama naudoti medžio drožlių plokštės, apsaugant nuo karštų ir aštrių ar kitokių vaikam grėsmę keliančių paviršių radiatorius. Ir tie 42 laipsniai, įsidėmėkit, tai ribinė tokia temperatūra. Ar kalbėsim apie vaikui patiekiamą maistą, suaugusiam tai galima ir karštesnį maistą pateikti ir jisai nenusidegins. Tai vaikams 42 jau yra ta riba. Jeigu kalbėsim apie vandenį, kuris bėga iš karšto vandens čiaupo, tai ten, kur, sakykime, virtuviai, tai reikia, kad jisai bėgtų ir 60 ir virš 60. Čiagi, kur yra vaikų ugdymo patalpos ir kur yra sanmazgai praustuvės, kuriuose rankutės plaunasi vaikai, iš karšto vandens čiaupo irgi matysim, ten negali bėgti karštesnis kaip 42 laipsnių temperatūros vanduo, kad vaikas nenusidegintų. Techniškai tą turi išspręsti mūsų ūkio vyrai visokie. Tai kalbant apie šitą reikalavimą, apie temperatūrų patalpose palaikymą, tai įsiminkit, kad jeigu tai yra saugios konstrukcijos radiatorius be aštrių detalių, ten kažkokių tai kampų, tai ir jis nepernelyg užkaitinamas, tai viskas tvarkoj. Bet jeigu radiatoriaus temperatūra jau yra aukštesnė kaip 42, tai reikia, kad būtų apsaugėlė. Apsaugėlė nuo nudegimų ir ten tų, sakau, ūkio skyriaus vyrų, kokių išvedžiojimų nėra ko klausyti, nes vaiko odelė 5 kartus yra plonesnė, jautresnė ir tai, kad ten tas ūkio skyriaus vyras savo delną uždėjęs, ten, kai sakoma, tik tai malonumą jaučia, tai vaikas jau nudegs tą delnuką ir jam skaudės ir čia nėra ką, kai sakoma, visų kitų klausyti, turim higienos normą ir tai yra mūsų kelrodis. Dabar kalbant apie patalpas, kuriuose yra vykdomos šitos mūsų minimos programos, tai reglamentuojama ir oro drėgmė šaltuoju metų laiku, tai irgi yra vienas iš mikroklimato rodiklių. Tai mikroklimatas žmogui palankus yra tuo met, kai ta drėgmė nėra pernelyg didelė. Mes nepernešam tos labai didelės drėgmės. Aišku, ten kokiose atogražose gyvenantys žmonės geriau ją pakelia, bet mūsų ta klimatinė zona nepasižymi tokiu labai dideliu oro drėgmės rodikliu. Jei imsim, aišku, žemyninę dalį, giliau, reiškia žemyninę dalį, ten dar yra sausiau. Tai vis tik santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laiku turėtų būti patalpose, kur ugdomi vaikai, nuo 35 iki 60%. Nedrėgniau.
nes tada jau gali pradėti ten veistis visokie vėlgi negeri dalykai ir žmogui ta didelė drėgmė irgi nėra labai gerai. Jeigu kalbam apie tą laikotarpį, kuomet nešildo, tai yra šiltasis metų laikas, tai irgi ribos yra panašios, tik tai apatinė 35, o viršutinė 65. Šiek tiek gali būti drėgniau šiltuoju metų laiku. Ir apsibrėžėm šiltąjį ir šaltąjį metų laiką per darbuotojų saugą ir sveikatą, bet kas nelankot, tai nes esat testinio mokymo mokinės, tai dar kartą apsibrėžim šitos pamokos metu, kad šaltuoju metų laiku, šaltuoju tuo laikotarpiu yra laikomas, reiškia, toks laikotarpis, kai jis prasideda, šaltasis metų laikas prasideda tuomet, kai temperatūra vidutinė paros 3 dienas nepakyla aukščiau +10 laipsnių, o šiltasis metų laikas prasideda, kai vidutinė paros temperatūra 3 paras iš eilės nenukrenta žemiau 10 laipsnių. Tai šaltasis metų laikas keičiasi su šiltuoju ir tas lūžio taškas yra vidutinė paros temperatūra, imama žemiausia temperatūra naktį ir aukščiausia diena, sumuojama, dalinama pusiau, išsiveda vidurkį. Jeigu 3 paras iš eilės yra ten 12, 11, 15, vadinasi prasidėjo šiltasis metų laikas, nors galbūt dar yra kovas. Arba jeigu, kaip šiemet buvo labai šalta vis pavasarį, šalnos, reiškia ta vidutinė paros temperatūra dėl tų šalnų naktį, jinai iš tikrųjų buvo visą laiką tokia pakankamai žema, tai gali būti, kad šaltasis metų laikas ir užsitęsia. Tai nėra kalendorinė data, kas sakykime, svarbu. Šaltasis ir šiltasis metų laikai neapibrėžti kalendoriniam datom, o apibrėžti būtent tuo vidutiniu paros temperatūros rodikliu 3 paras iš eilės. Dar vienas mikroklimato kriterijus yra oro judėjimo greitis patalpoje, tai oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku ir šiltuoju metų laiku patalpose šiek tiek skiriasi, tai oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku yra šiek tiek mažesnis, o reiškia šiltuoju šiek tiek didesnis. Tai reiškia, kiek ten keičiasi toj patalpoj oras, kokiu greičiu, tai metrais per sekundę jisai tas judėjimas išreiškiamas, tai kai sakoma, jeigu ten daug skersvėjų, daug ten traukia per visokius plyšius, tai tas oro judėjimo greitis bus didesnis, tai bus pavojingiau galbūt. Tai ir temperatūra, kas svarbiausia, tai yra temperatūra ir ta temperatūra šaltuoju metų laiku, kuomet jau greičiausiai prasidėjęs yra šildymo sezonas, turi atitikti dydžius, kurie nurodyti šitoj lenteliai, mes juos pasižiūrėsim, o šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip +26 laipsniai. Tai dabar kartais kyla klausimų ir man net buvusios mokinės šią vasarą rašė, sako, įrengė darželyje kondicionierių ir nuvedu vaiką, šilta, net karšta, rūbeliai ploni ir visa kita, o sako, įsijungusios kondicionierių reiškia sėdi ir šalta ten vaikui. Tai žiūrėkit, šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 laipsnių temperatūra. Tai reiškia, jeigu jau yra 27 ar 28, tai jau tada kondicionierių jungiam. Bet jeigu yra 24, 25, tai tikrai nejungiam, kad būtų 18. Nes aiškiai parašyta, iki 26 laipsnių tokia temperatūra gali būti, bet negali viršyti 26. Reiškia, vaikai ateis planai apsirengę, iki 26 laipsnių jiem tas, sakykime, šiluminis komfortas bus toks kaip ir priimtinas. Jau jeigu perkops 26, tai jau atsiras galbūt apkrovimas ten ir širdžiai, ir vidaus organam, tai tada jau galim tą kondicionierių jungti ir pavėsinti. Bet tas kondicionierius yra skirtas ne darbuotojų komfortui ir jeigu aš, sakykime, mane ten pila karštis dėl kažkokios ten mano apykaitos sutrikimų,
tai aš tikrai neįsijungiu to kondicionieriaus, kad man labai palanku 18, o ten kaip vaikai, tai kaip jie ten nori. Tai iš tikrųjų prioritetas yra vaikai ir temperatūra yra nustatyta patalpose atsižvelgiant į vaikų sveikatą, į vaikų poreikius, tai šiltuoju metų laikotarpiu atkreipkite dėmesį. Nepiknaudžiaujam tais kondicionieriais, jeigu patalpoj bus jau tikrai daugiau kaip 26, taip mes prasivėsinsim, bet vėlgi ne iki +18 ar ne iki +20. Dabar kalbant apie šaltąjį metų laikotarpį, kiek ten yra, reiškia, kiek yra kokioj patalpoj būtina palaikyti laipsnių, tai toj lentelėje viskas ir surašyta. Šaltuoju metų laikotarpiu turėtų būti šiek tiek vienokia temperatūra ten, kur vaikai ateina, grupių priėmimo nusirengimo, žaidimų patalpose, sveikatos kabinete, tai yra nuo 20 iki 23 laipsnių. Jeigu turim minty grupės miegamąjį, kur vaikai jau ten apsikloja, tai pakanka 18-22, šiek tiek tik tai vėsiau. Tualete prausykloje 19-23. Salėse, ten, kur vaikai juda, kūno kultūros, muzikos 18-20. Ten, kur kompiuterizuotos vietos, tai turi būti šilčiau, vaikai sėdi 20-22. Ir ten, kur laiptinės, koridoriai, kurie jau, kai sakoma, juda, nesėdi, tai 18-21. Vis tik matom, kad esminio skirtumo, kur yra kokia temperatūra, nėra, yra tik tai kelių laipsnių skirtumas ir taip jau net ir laiptinės ir koridoriai, matom, jie neturi būti ant tokie visiškai užšaldyti. Dabar kalbant apie grupės, kuriuose ugdomi judesio ir padėties sutrikimų turintys vaikai arba vaikučiai iki 1 metų amžiaus. Tai pas juos, ten, kur yra žaidimų patalpos, šaltuoju metų laiku turi būti šiek tiek šilčiau. Jeigu čia matom 20-23, tai ten, kur yra vaikučių su judesio ir padėties sutrikimais arba tų kūdikių, tai turėtų būti ne žemesnė kaip 21 laipsnių temperatūra, bet viršutinė riba 23, kad irgi ne per karšta. Ir temperatūrų skirtumas, žiūrėkit, dar vienas svarbus dalykas, temperatūrų skirtumas 1,10 cm aukštyje nuo grindų ir 10 cm aukštyje nuo grindų. Turi būti nedaugiau kaip 3 laipsniai. Tai čia irgi tikrai žinot iš fizikos ir iš patirties, kad jeigu aš termometrą pasidedu, tarkim, ant grindų ir pamatuoju patalpos temperatūrą, o po to pasilypėju kopėtėlėm ir pamatuoju palubėm, tai palubiai visą laiką yra šilčiau. Net ir be termometro pasilypėjus ant kopėčių jaučiama ypatingai žiemą, kad patalpos, reiškia, viršuje prie lubų yra šilčiau. Tai čia nieko mes nepakeisim. Šiltas oras kyla į viršų, šaltas leidžiasi žemyn. Bet kadangi tie mūsų vaikai maži ir jie vis tik daugiau ten, kai sako, nepalubėjo palei grindis, tai matuojama temperatūra yra 10 cm nuo grindų aukštyje ir 1,10 cm nuo grindų aukštyje ir skirtumas turi būti ne daugiau kaip 3 laipsniai. Tai čia mūsų to mažulio maždaug, kaip sakoma, ūgis 1,10 m ir koks yra temperatūrų skirtumas toje jo reiškia, kūno, jo temperatūrų skirtumas jo kūno atžvilgiu. Reiškia, negali būti tai to, kaip sako liaudis, galva šyla, kojos šąla. Tai toks didesnis negu 3 laipsniai temperatūrų skirtumas, jau jisai vaiko organizmą veikia neigiamai. Tai yra, kuo vienodesnė viso to oro supančio vaiko kūną temperatūra, tuo jam yra didesnis komfortas ir malonesnis tas mikroklimatas. Jeigu čia jau ir suaugusiam, jeigu kojom šalta, tai visą laiką ten kažkaip lygtai ko tai trūksta. Tai yra netgi higienos normai, matom, nustatytas toks reikalavimas. Nes patalpos temperatūra, jinai paprastai matuojama kažkur tai tikrai ne ant grindų, ten termometras kabo kažkur tai ant sienos ir pasako, ir gerai, čia viskas tvarkoj. Bet sakau,
pasimatuojam tada 10 cm nuo grindų paviršiaus ir 1,10 m. Palyginam, turi skirtis ne mažiau kaip 3 laipsniais ir visur čia irgi matom, panašus toksai diapazonas ir yra. Sakykime, gali būti, kad atėjom į žaidimų patalpą, 10 cm nuo grindų bus 20 laipsnių, o 1,10 cm nuo grindų bus 23 laipsniai. Maždaug čia taip ir vaikšto 2-3 laipsniai. Tai šitą dalyką irgi higienos norma numato, kad ta temperatūra jinai būtų kiek įmanoma vienodesnė visoje patalpoje. Ir dar kalbant apie reikalavimus tam mikroklimatui, tai čia kaip nebūtų keista, per egzaminus būna šitas klausimas. Patalpose, kuriuose vykdoma iki mokyklinio ar ir prieš mokyklinio ugdymo programa, turi būti numatytas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Ir paprastai kažkaip moteris numoja ranką į tą vėdinimą, čia atseit ūkio skyriaus dalykas, o per egzaminus būna. Tai įsidėmėkit, mechaninis, tai reiškia įrenginių pagalba ištraukiama, oras keičiamas ir natūralus. Taip atsidaro langas. Tai natūralus, tai per langą ir mechaninis jau priverstinai naudojant įrangą kažkokią. Dabar kalbant apie tuos vėdinimo būdus, natūralų ir mechaninį, tai žiūrėkit, grupių žaidimų miegamojo patalpose turi būti numatyta būtinai vėdinimo per atidaromus langus galimybė. Būtinai. Turi būti langai tam, kad įeitų saulė ir būtinai jų konstrukcija turi būti tokia, kad jie atsidaro tam, kad išvėdint patalpą. Jeigu tai yra kitos tokios patalpos, kur čia maistą gamina, tai čia turi būti įrengta būtinai oro ištraukimo sistema, bet ta sistema, tie ortakiai negali kirst grupių patalpų. Tai yra, kaip daugiabučiuose senuose, ten žinom, ką kaimynas verda pietum, reiškia, nes eina vienas tas kanalas per visas virtuvės. Tai čia, iš tų tokių, sakykime, su ugdymu netiesiogiai susijusių patalpų, visa ta kvapų puokštė į ugdymo patalpas neturėtų patekti. Atskiri traukos kanalai įrengiami tualetuose, prausyklose, skalbykloje, jei tokia yra, maisto gamybos patalpose ir tokiu būdu užtikrinama reiškia, vėdinimo, tinkamo vėdinimo pareiga. Dabar kalbant apie vėdinimą, tai reikėtų žinot, kad, sakykime, natūralus vėdinimas, mechaninis vėdinimas, jisai vėlgi galbūt nuo mūsų nepriklauso, bet vėdinti negalim tuomet atidarydamos langus, kuomet grupėje yra vaikai. Jeigu vis tik poreikis praverti langą yra, atsiminkim, kad turi būti naudojama apsauga, langų apsauga, ar tai ribotuvai, ar tai kitos priemonės, kad vaikai neiškristų. Žiemą galima išvėdinti šiek tiek greičiau, nes kuo didesnis oro temperatūrų skirtumas lauke ir patalpoje, tuo greičiau tas oras apsikeičia. Tai jeigu maždaug vienoda temperatūra lauke ir kambaryje, patalpoje, tai tas oras keičiasi vangiai. O jeigu lauke yra šalta, o kambaryje šilta, tai ta oro, reiškia, kaita įvyks sparčiau. Tai kalbant apie vėdinimą vasarą, tai yra vienas dalykas. Čia jau, kai sakoma, būna šiltas tas oras, įeina į patalpą, bet kai kalbam apie vėdinimą žiemą, tai senoj toj higienos normoj buvo toks dalykas, kurio neliko, nežinau kodėl, neliko naujoj higienos normoj, tai yra tokia ribinė temperatūra, iki kiek mes galim vėdinimo metu, šaltuoju metų laikotarpiu, atvėsinti tą patalpą. Tai, sakykime, vaikai išėjo į, nežinau kur, į muzikos ten salę, į kūno kultūros salę ar į kiemą, mes vėdinam patalpą, atlapojam langus. Iki kiek mes galim tą, reiškia, patalpą atšaldyti, ūkiškai tariant. Tai senesnė iš tos higienos normos redakcijai buvo nurodyta, kad
vėdinimo, reiškia, ten kaip ir tą procesą reikia jau ten organizuoti būtinai, bet po vėdinimo patalpa negali būti vėsesnė kaip plus 12 laipsnių. Tai reiškia, plus 12 buvo tokia kaip ir ribinė temperatūra, kad štai nuo 12 iki ten 18, 19, 20 vėl tiek daiktai, tiek oras, tiek visa ta aplinka, jie iššils pakankamai greitai. Bet jeigu ten, sakykim, žiemą laukia ten -6, atlapojau langus ir išėjau kartu su vaikais į žaidimų aikštelę ir ten valandą kasėm ir grįžom ir aš tik tada atidariau, reiškia, tik tada uždariau langus jau, kai vaikai nusirenginėja. Tai aišku, kad jau ten gali būti ir ne plus 12, o žemesnė temperatūra. Tai va čia dabar to apribojimo, iki kiek mes galim šaltuoju metų laiku atšaldyti tas vaikų žaidimų ar miegamojo patalpas, kaip ir nėra. Senojoje, sakau, buvo ta plus 12 laipsnių temperatūra, bet dar kai kuriuose mačiau darželių vidaus dokumentuose ta nuostata išlaikyta. Ypatingai, kai kalbam apie padėjėjų pareiginius nuostatus. Tai ten kai kurie darželiai labai detaliai nurašė jom visas ten pareigas, atsakomybės ir panašiai. Ir ten yra įrašyta, tarkim, kai kuriuose darželiuose, kad vėdinimo, reiškia, ten jos atlieka tą, reiškia, pareigą, bet šaltuoju metų laiku, reiškia, neatšaldo vėdinimo metu patalpų žemiau plus 12 laipsnių. Tai sakau, jau čia dabar to reikalavimo neliko, bet galim žinot, kad anksčiau toks dalykas buvo. Ir tas dalykas, jisai ką užtikrino? Jis užtikrino tai, kad va šita ta temperatūra po vėdinimo šaltųjų metų laiku, jinai atsistatys pakankamai greitai. Tai yra vaikai, kol ten nusirengs, nueis ten rankų plautis, visur, kur dar judės, tai jau ateis į sakykime, miegamąjį ir jau čia bus 18-22 laipsniai, bet ne plus 10 ir jie ten drebėdami nelys į tą šaltą lovą ir toliau nedrebės ten pusę valandos, kol kažkiek sušildys tą lovą. Tai dabar sakau, šito nėra, bet tokia buvusi nuostata, jinai man kažkaip atrodo reikšminga. Ir kalbant apie oro kokybę, atkreipkite dėmesį, grupių žaidimų miegamojo patalpose yra nurodyta ribinė anglies dvideginio koncentracija, kad jinai turi neviršyti 2745 mg metrė kubiniam tokios koncentracijos arba čia kažkokių tai milijoninių dalių, čia kitoks mato vienetas yra taikomas. Tai ką reiškia ta tokia ribinė anglies dvideginio koncentracija? Tai reiškia, tas rodiklis reiškia, kad patalpa buvo ilgą laiką nevėdinta, joje buvo žmonės, iškvėpavo deguonį, tai yra įkvėpė deguonį, iškvėpė CO2 ir CO2 koncentracija padidėjo iki tokios jau sveikatai įtaką darančios reikšmės. Tai vėlgi suaugusiesiems tas CO2 kiekis irgi nėra pats toksai mažiausiai įtaką darantis, bet mažiems vaikams CO2 koncentracijos svyravimai ore, jie daro dar didesnį įtaką. Vaikai darosi mieguisti, jie darosi apatiški, jiems sunku dalyvauti ugdyme. Tai CO2 koncentracija, jinai šiuo atveju išmatavus, jeigu viršyje šitą nustatytą ribą, tai traktuojama, kad buvo ne tai, kad savalaikiai neužtikrintas ten tinkamas patalpų vėdinimas, bet konstatuojama, kad apskritai oro tarša, oro kokybė toje patalpoje visais aspektais buvo nepatenkinama. Tai yra nematuojama, kiek ten buvo, tarkim, kokių tai kitų kenksmingų medžiagų, kurios išsiskyrė iš tų, reiškia, medžio drožlių plokščių, kiek ten buvo kokių užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, kokių pelėsių tenai sporų sklandė ore. Bet jau čia, kaip sako, preziumuojama, kad jeigu jau anglies dvideginio koncentracija viršyja normas, tai ir visų kitų galimai esančių kenksmingų medžiagų koncentracija tame ore irgi viršijo leistinas normas ir tai yra jau netoleruotina, neleistina oro kokybė vaikų ugdymo įstaigoje. Tai šitą reikia žinot. Išsimatuoja tik tai CO2,
o preziumuojama, kad viršyta yra viskas. Va tokia yra keliais sakiniais apibūdinant šito reikalavimo esmė. Nereikia ginčytis, kad ten sklandė ar nesklandė pelėsios poros, ar ten buvo ar nebuvo, kokių tai ten smalkių ar dar ne. Tiesiog preziumuojama, kad buvo. Buvo, nes CO2 koncentracija viršijo normą. Reiškia, visa kita irgi viršijo, kai sakoma, ir labas. Tai vat šitą dalyką irgi kartais sako merginos, kad būna egzaminuose, kas išmatuojama nustatinėjant oro kokybę. Tai reikia atsiminti, kad matuojama tik tai anglies dvideginio koncentracija ir nuo jos ir priklauso, ar oro kokybė bus įvertinta kaip tinkama, ar oro kokybė bus įvertinta kaip netinkama visais aspektais. CO2 koncentracija. Šito nereikia skaičiaus įsimint, bet reikia įsimint tą medžiagą, kuri lemia tos oro kokybės priskyrimą vienai ar kitai kategorijai, tinkamai kokybei ar netinkamai. Ir triukšmas. Triukšmas ugdymo patalpose. Jisai kaip ir neturi viršyti reiškia, nustatytų ribinių dydžių, atskirų ribinių dydžių ugdymo patalpose, ugdymo įstaigoms nėra. Sveikatos apsaugos ministras tokiu teisės aktu yra nustatęs, ten savo įsakymų patvirtinęs ribinius triukšmo dydžius, jie yra skirti suaugusiems žmonėms. Tai ten labai daug yra kategorijų, ir gyvenamom patalpom triukšmo ribiniai dydžiai, ir gamybinėm patalpom, ir triukšmo ribiniai dydžiai ten atsižvelgiant į paros laiką. Ir triukšmo ribiniai dydžiai per visokias šventes ir renginius. Tai bet kalbant apie žmogaus poveikį, žmogaus ir triukšmo santykį, tai triukšmo dabar mūsų aplinkoje yra labai daug. Iš tikrųjų, gal sakysim, kad žmogaus ausis jau pradeda nebegirdėti kai kurio triukšmo, bet svarbu yra triukšmo lygis. Tai matuojama yra tas rodiklis decibelais. Tai irgi tikrai žinot, decibelai reiškia, kad tas triukšmas yra arba įnirtingesnis, arba tylesnis. Tai jeigu triukšmas yra ten tylesnis, tai tas poveikis mums yra mažesnis. Jeigu triukšmas yra intensyvesnis, o ypač jeigu yra impulsais, tai jisai mus veikia neigiamai. Tai vaiką veikia tuo labiau. Tai mums atrodo, kad vaikas, tai jisai ten triukšme labai linksmas. Ne. Ir būtent nors ir vaikai labai triukšmauja, bet tas triukšmas visų pirma ir kenkia jiem. Tai kai yra, sakoma, galbūt ir kai kurių tėvų noras, kad vaikas galėtų išsiriekauti ugdymo įstaigoje, tai, kai sakoma, sveikinu su tuo noru, bet reikia žinoti, kad tas, sakykime, triukšmo sukėlimas, tai jisai ne tik tai kitiem kelia problemų, bet visų pirma kelia problemų ir vaikui. Tai yra mažėja jo atidumas, mažėja koncentracija, vaikai ir taip sunkiai sukaupia dėmesį dėl savo amžiaus raidos ypatumų, dėl to, kad iš tikrųjų yra daug dirgiklių aplinkoje, kurie tą jų dėmesį išsklaido. Tai triukšmas yra tikrai turintis poveikį ir suaugusiems ir vaikams aplinkoje esantis dalykas. Visiškai be triukšmo išbūti ko gero neišeis, nes jau nėra tokios absoliučios tylos, nors kartais atrodo, sako, net spengia, kokia tyla net spengia. Mes jau tiesiog mums keista, kai yra tylu, bet kai nėra triukšminga, tai mums nekeista. Bet kalbant apie triukšmą, tai ugdymo patalpose triukšmas iš tikrųjų kartais viršyje ir net labai ženkliai tą ribą, kuri jau daro labai rimtą įtaką tiek žmogaus klausos organams, tiek ir smegenims, jau nekalbant apie gebėjimą koncentruotis ir dalyvauti ar ugdyme, ar darbe ir tą atlikti saugiai. Tai tas, sakykime, 70-80 decibelų lygis yra nustatytas tos sveikatos apsaugos ministro kaip toks ribinis, kalbant apie suaugusius žmonės, atskirai vaikai nėra išskirti, gal tiesiog, kad ten būtų dar baisiau, ten išmatavus gal nustatytų, kad visą laiką ugdyme ta triukšmo įtaka jam yra neigiama, ko aš nebijoju, net ir nepasiekus 70-80 decibelų. Tai mažinamas triukšmo
triukšmo lygis ugdymo įstaigose naudojant tokias kolektyvinės apsaugos priemonės, tai yra akusto lubos įrengiamos, vat kaip taisyklė klasiai ar grupiai, reiškia tos iš tokių garsą sugeriančių plokščių lubos įrengtos. Gali būti akusto sienos, irgi akusto sienos sugeria triukšmą, slopina, jeigu yra daug minkštų kažkokių, tai sakykime, miegamajame, patalinės ten, tai jau dalį to triukšmo sugeria tokie vat minkšti daiktai, bet jeigu ten yra kietos grindys, stalai ten be staltiesių, nes reikia juos nuvalyti, sienos vėlgi atspindinčios garso bangas, tai triukšmo lygis bus aukštas. Kalbant apie asmeninės tokias apsaugos priemonės nuo triukšmo, tai galbūt Lietuvoje ne tiek naudojama, bet užsienyje jau naudojama ausinės, kurios slopina triukšmą. Reiškia vaikas, kuris, tarkim, nori ten kažkokią užduotį išspręsti su kažkokia medžiaga, susipažintis, užsideda ausinės. Reiškia, nuo to viso erzelio, nuo tos visos nesąmonės, reiškia, jis atsiriboja užsidėdamas ausinės. Tai nežinau, ar čia labai geras tas yra dalykas, reiškia, kad ribojamas yra vaikas, kuris nori mokytis, dalyvauti ugdyme, bet niekaip nepažabojami vaikai, kurie trukdo tą procesą. Tai vis tik yra tokia, kai sakau, priemonė atsiriboti šiek tiek nuo triukšmo. Kitas dalykas, kad kai kas sako, vat jau mes ir triukšmas jau tiek susigyvenom, kad mes jo negirdim ir jis mums netrukdo. Tai nežinau, ar netrukdo, ar trukdo, tai čia kitas dalykas, bet vis tik higienos norma sako, kad triukšmas ugdymo patalpose vis tik neturi viršyti teisės akte nurodyto lygio, tai yra maždaug 70-80 decibelų, nes, sakau, dar ten yra skirstoma, ar tai yra miego laikas, ar tai yra tas aktyvus laikas, ar tai yra šventė, ar tai yra nešventė, ar tai yra renginys, ar tai yra kažkokia kita veikla. Tai tokio vieno labai jau ten konkretaus skaičiaus nėra, yra vis ten šiek tiek skirtingi. Tai kalbant apie ugdymo patalpas, kaip ir minėjau, jei ir triukšmo lygis viršyje tą nustatytą ribą, tai nei pedagogė, nei padėjėja užsidėti ausinių negali, nors jei tai būtų, sakykime, siuvimo cechas, tai jinai tą ne tik galėtų, bet ir turėtų padaryti. Tai čia mes jau, kaip sakoma, turim kentėti tą triukšmą ir kai triukšmas mus išblaško, išbalansuoja ir nieks nenori įvertinti, kai sakoma, kad toliau turim ugdyti su šypsena veide. Tai triukšmas, tas dalykas, apie kurį iš tikrųjų nežinau kodėl, bet detaliau čia neaprašyta, tik tai duota nuoroda į tą sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriuo yra nustatyti suaugusiems įtaką darantys triukšmo lygiai. Tai vat matėm, jeigu imsim temperatūras, tai suaugus poveikis tam tikrų temperatūrų suaugusiems ir vaikams matot, koks yra skirtingas. O vat apie triukšmą nežinau, gal tiesiog galvoja, kad čia bus pernelyg jau sudėtinga tada tą triukšmo lygį tokį palaikyti. Tai vat mikroklimato vėdinimo triukšmo reikalavimai, va šitas skirelis, koks iš čia bebūtų jums neįdomus, bet įsidėmėkit, šiek tiek klausimų iš šito skirelio per egzaminus būna ir vienas iš jų vat yra šitas keistas klausimas apie vėdinimą. Tai yra iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programą vykdančiose patalpose turi būti natūralus, tai yra per atidaromus langus, ir mechaninis vėdinimas, tai yra visi tie įrenginiai ištraukiantys, ten keičiantys orą patalpose priverstinai. Ir įsidėmėkit dar vieną dalyką, kad oro kokybė patalpose nustatoma matuojant anglies dvideginį CO2 ir jei jo koncentracija viršyje ribą, preziumuojama, kad ir visų kitų kenksmingų medžiagų kiekiai yra viršyti ir oro kokybė yra labai jau ten baisiai bloga. Kalbant apie triukšmą, stengiamasi įrengti konstrukciniais kažkokiais tai sprendimais garsą sugeriančias lubas, sienas, kitus kažkokius elementus, bet asmeninės apsaugos priemonių ribojančių, sakykime, triukšmo įtaką klausos organams ugdyme nelabai išeina naudoti. Tai vat šiandien pasibaigėm reikalavimus susijusius su techninių priemonių naudojimu.
pasižiūrėjom apšvietimo reikalavimus ir išsiaiškinom daug naujų savokų. Čia higienos normoje tos savokos neapibrėžtos, skaidrėse jos yra apibrėžtos, tai insoliacija, tai yra spalvų atgavos rodiklis, tai yra natūralios apšvietos koeficientas ir tai yra tas man neįkandamas dalykas šviesos susitoji spalvinė temperatūra. Ir taip pat pasižiūrėjom tą skyrelį susijusi su reikalavimais mikroklimatui, tai yra temperatūrai, drėgmei, oro judėjimo greičiui, vėdinimui ir paminėjom, kad ir triukšmas negerai, bet apriboti jį labai jau čia mums ir neišeina. Dabar rytoj mes turim darbuotojų saugą ir sveikatą. Rytoj mes turim penktadienį, vėl jau baigėsi antra savaitė, aš tai čia tiesiog nepastebiu, kaip laikas bėga. Tai merginos, kurios esat pirminio mokymo, tai darbų sauga privaloma, merginos, kurios esat testinio mokymo, jinai neprivaloma. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galit dalyvauti tikrai ir testus daryti, nes aš dėl to savo tingėjimo tai sudedu medžiagą visom ir testus sudedu visom, nes man labai daug reikėtų tada ženklinti ten, tai aš bijau, mano visas darbuotojų saugos ir sveikatos tas, kai sakoma, kursas neilgas, bet būtų daug man labai darbo, tai aš dėl savo tingėjimo darau taip. Ir dabar žiūrėkit, pirmadienį vėl bus šiek tiek naujas tvarkaraštis, reiškia, šiek tiek gal ten kitaip tos pamokos dėliosis negu rugsėjo 1 savaitę, negu rugsėjo 2 savaitę, bet liksim prie to paties. Kiekvieną kartą prieš pamoką vis tik patikslinsim, kada tiksliai prasideda transliacija ir tą patikslinimą prieš kurį laiką stengiamės su mokytoja Ligita išsiųsti, visko, kai sakoma, ten gali atsitikti, bet stengiamės iš vakaro, kad ta informacija jūs pasiektų. Dabar dar jeigu kalbėti apie tai, ką mes čia turim pasidaryti, tai noriu pasakyti, kad aš ten tų dokumentų jums jau prispausdinau vakar, o šiandien atėjau, tai jau kai sakoma, kažkas atsitiko ir kompiuterio rodo, kad ten, reiškia, ar tai naujinasi jisai, ar ką, tai žodžiu, šiandien aš ten jau prie to kompiuterio neprieinu. Tai vis tiek dar mes neturim... Jeigu reikia, tai jūs spausdina šaliai. Jau? Oi, ačiū labai. Ačiū labai. Va, jau spausdina, pasakė mokytoja. Tai žodžiu, aš kam dar nespausdinau, tai šiandien suspausdinsiu. Bet vis tiek jum išsiųst tuos visus ir teisės aktus ir noriu kartu su mokinio pažymėjimais. Tai vis tiek turiu sulaukti pirmadienio, kada ant tų mokinio pažymėjimų pasirašys. Nes šią savaitę nėra kas pasirašo ant mokinio pažymėjimų. Tai tikrai jau kitą savaitę sutarėm taip, kad aš pradėsiu jau siuntinėti jum tuos teisės aktus kartu su mokinio pažymėjimais, kad būtų viena siunta. Dabar apie pameistrystės sutartis. Jau aš kai kurias gaunu ir bijau pameluoti, bet man atrodo 7 jau gavau pameistrystės sutartis, pasirašytas ir gražintas. Tai čia jau irgi viskas gerai. Manau, tas procesas juda. Jeigu kalbėt apie tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kažkas tai nedirbat ir susiradot kažkokią vietą, kur dar jūsų nedarbina, ten, kai sako, nori apsižiūrėti. Tai nors tokių pas jūs grupiai nėra daug, bet tarkim, aš dabar laikinai nedirbu, nuėjau į mokyklą ar į darželį, ir ten sako, lyg tai ir būtų galimybė, bet čia reiškia kaip ir nesinori iš karto to žmogaus priimti. Tai turėkit minty, kad ta praktika, kuri jum yra pačioj pabaigoj ir kuri užsiskaito be problemų tom, kurios dirba pagal specialybę ir yra sudariusios pameistrystės sutartis, tai tom, kurios nedirba ir nori, gali būti iš tos jau mokymosi pačios pabaigos atkelta į kažkurį tai laikotarpį ankstesnį. Tai pavyzdžiui, aš nuėjau dabar į mokyklą, ten man pasakė, į darželį, nuėjau į darželį, pasakė, kad yra toks variantas, bet mes norim apsižiūrėti. Tai aš galiu siūlyti, kad štai aš tada susiforminu 2 savaitės, pavyzdžiui, praktiką
mokykla jūs išleidžia į praktiką, jūs ten praktikuojatės tas 2 savaitės, nu ir po tų 2 savaičių tada tegu tas darželis žiūri. Tai nauda ir bus jum, nes jūs jau net jeigu ir su jum, sakykime, darbo sutarties nesudarys, tai vis tiek jau turėsit patirtį ir jau būsit atlikusios praktiką, jum nereikės po to. Nauda bus ir tam darželiui, jisai galės drąsiai jūs, kaip sako, prasitestuoti, nebijodamas ten, kad apkaltins nelegaliu darbu tą darželį. Tai tą turėkit minty. Kitas dalykas, turėkit minty, kad praktikos laikas jis gali būti ir ilgesnis. Čia tos 2 savaitės ir 2 dienos yra minimali praktikos trukmė. Realiai gali būti praktika ir ilgesnė, tai nebijokit, kad štai aš išnaudosiu praktiką dabar, o jeigu dar norėsiu kažkur nueit prasipraktikuoti, tai jau man jau ką tada reikės daryti. Tai galėsit ir vienoje vietoje 2 savaitės, ir kitoje, ir trečioje, tą bus galima. Ir lygiai grečiai reiškia kaip. Mes galim žymėti, kad jūs ne visas ten 8 valandas tą dieną praktikoje būnat, bet, sakykime, 4, reiškia kitas 4 dalyvaujat ugdyme. Tai va čia būtų toksai irgi, gal čia nelabai daugam iš jūsų grupės aktualus dalykas, bet turėkit minty. Ir tada dabar sakykit, merginos, ar turit man kažkokiu tai klausimu? Va, tai klausimų merginos neturi, tai tada aš su jum atsisveikinu. Su kai kuo atsisveikinu iki rydienos, susitiksim darbuotojų saugo ir sveikatoj, su kai kuo atsisveikinu iki penktadienio. Tai ką, merginos, iki susitikimo. Ate. Ate. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Viso